priminti, kad mes šiandien susirinkome į paskaitų ciklo ketvirtąją paskaitą. Miesto atsparumas. Mes šiame cikle kalbam apie miesto atsparumą, mes jau kalbėjome apie kempininius miestus, apie urbanistinius principus planavimo, jau stiprinant miestą ar ne į ateitį žiūrint. Taip pat Inga Vaduklienė pasakojo apie socialinį, ekonominį miesto aspektą, jau kaip atsparaus miesto aspektą. Na, o šiandien mes jau turime geografijos Vilniaus universiteto dėstytojas, mokslų daktarės Giedrės Godienės paskaitą apie ekstremalėjančius kritulius ir miesto atvindimo atvejus Europoje, patirtis ir pamokos. Net neįsivaizduoju, kiek turėčiau trukti pristatant lektorę šios dienos, nes tai yra žmogus sukaupęs milžinišką patirtį, yra labai aktyvus žmogus, kuriam rūpi ir kuris plačiai veikia ir vykdo visuomeninę veiklą. Kaip minėjau, Giedrė dabar dėsto Vilniaus universitete, bet ji yra ir absolventė šio universiteto, jame apsigynė ir savo mokslo daktarės vardą, ilgus metus dirbo aplinkos ministerijoje ir išėjusi į praktiką užsiėmė įvairiais formatais, bet tarp įdomesnių, atsiprašau, kad visų nesuminėsiu, čia reikėtų dar pusės valandos, iš tikrųjų jie ir daug skaitė, dalyvavo mokslinėse konferencijose, 18 mokslinių straipsnių parašė, kad suprasti kokią jos rytis, jeigu jin ir kalba, ir žiūri, mato ir pasaulinę patirtį, ir europinę, ir bando Europos kraštovaizdžio konvencijos įgyvendinimu Lietuvoje reikalus judinti ir taip pat rūpinasi visuomeninį kraštovaizdžio sampratą, kad sąmoningumą tą auginti, taip pat kaip visuomenė, ar ne, iš tikrųjų de facto įtraukti primant sprendimus ir bendra Lietuvos kraštovaizdžio erdvinė struktūra ir jos pokyčiai ir jos rytis iš tikrųjų gan plačiai jinai mato šitą dalį. Ir tarkime, labai naudinga jos pagalba buvo Anykščiams, ar ne, kur yra parengė Anykščių rajono kraštovaizdžio politikos krypčių aprašą. Taip pat yra parengusi vizualinės taršos gamtiniams kraštovaizdžio kompleksams ir objektams nustatyti metodiką. Iš tikrųjų, šitas žmogus labai struktūriškai masto, labai plačiai mato. Ir jeigu kam nors reikės ateityje, nes tarp mūsų yra ir žmonių iš savivaldybių, tai turėkite omeny, kad šis žmogus iš tikrųjų yra labai tinkamas. Tai prieš perduodama dar žodį turiu paminėti, kad ciklą organizuoja Architektūros kokybės vystymo asociacija, finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Ako Nordic, kurį kaip tik girdėjome. Ir mūsų partneris yra statyba ir architektūra, tai yra sa.lt portalas. Giedrė, jeigu kažko svarbaus nepaminėjau, iš tikrųjų labai daug patirties sukaupusi, tai prašau tada pridėti, papildyti mano pristatymą ir perduodu pačiai žodį. Labai ačiū, tikrai labai malonu. Ir noriu pasakyti, kad tikriausiai žmogus yra gyvas tol, kol mokosi, o kol mokosi, tol jis ir gyvena. Dėl to, kad tie, kurie nesimoko, neprisitaiko ir jų išgyvenimui iš tikrųjų iškyla grėsmių. Tai ačiū labai už tą tokį pristatymą gražų mano ir aš norėsiu pereiti prie savo skaidrių, tai dabar tikiuosi, kad man čia viskas pavyks. Pasakykite, ar matosi? Dabar dar matosi su tais papildomais laukeliais šone. Va, oi. O, labai taip, gerai. Per visą. Ačiū labai. Dėkoju labai už šitą galimybę ir noriu pasakyti, kad aš pati vykdydama tokį tarptautinį mokslinį Horizon projektą, kuris angliškai vadinasi The Hut, sutrumpintai tarsi trobelė,
bet lietuviškai iššifruojant šitą projektą, jisai skamba žmogus ir technologijos, kuriant saugius būdus tvarkyti su ekstremaliomis klimato sąlygomis. Išmokstu labai daug apie klimatą ir suprantu, kad ir man pačiai reikia nuolat mokytis. Ir tas supratingumas apie tai, kaip veikia klimato sistemos, kaip veikia visos Žemės įvairios sistemos, yra tikrai mūsų šių laikų išgyvenimo toks klausimas. Na ir aš norėčiau pradėti, galvoju, kaip čia dabar pajudėti, biškai nesiseka. Irgi su klavišais kažkaip? Nesikeičia Ar muzika. spacebarą tą tarpą? Bandau, bet kažkodėl nesikeičia nei su vienu, nei su kitu. Dar truputėlį pabandau atgal, bet man visai nieks nebesidaro. Aha. Tuoj kažką tai kitą sugalvosiu, dar iš naujo O dabar pabandysiu pasidalinti. Nes kažkaip pasikeitė truputį ir man atrodo dabar pabandyk pereiti. Mhm. O, ai ne, čia per visą. Ne. Mhm. Nu dabar, va, keičiasi. Ja. Nu va, tai norėčiau pradėti truputį iš tolimesnės datos, nuo spalio 13, kuri yra pasaulyje minima kaip tarptautinė nelaimių rizikos mažinimo diena. Ir šiais metais jos labai geras šūkis, tai yra finansuokime prisitaikymą prie kintančios situacijos, kad mažiau reikėtų dėmesio ir finansų skirti tam, kas įvyksta per tas ekstremalias situacijas. Na, tas pasaulinės ataskaitos rodo, kad nelaimės dažnėja, jos tampa vis labiau niokojančios ir visiems kainuoja vis daugiau. Ir kiek tai kainuoja, tai va, pavyzdžiui, per metus, manoma, kad per praėjusius metus 202 milijardai dolerių kainuoja, bet čia tik tai tas, kas yra suskaičiuota, o realios išlaidos yra dar didesnės ir gali siekti net 2,3 trilijono Amerikos dolerių. Ir šitos gamtinės nelaimės, jos prisideda ne tik tai vien jos yra, mes turime ir karus, mes turime pandemijas, mes turime įvairias ekonominės nelaimės, tai viskas vyksta drauge, bet jau yra suskaičiuota, kad pavyzdžiui jau net iki 20 metų potvynių paveiktų žmonių skaičius pasaulyje 1/4 išaugo, sausrų išaugo beveik 30%, na ir taip toliau. Ir vat tas 2,3 trilijono pasaulyje tikrai yra labai reikalingas. Ir pažiūrėtume, ką mes galėtume jį išleisti, kad tiek kainuoja štai tiek įvairiausių mūsų pasaulinių veiklų, pradedant nuo sveikatos, švietimo, bado klausimų. Ir dabar, jeigu žiūrėti iš tų 2,3 trilijono, kurį tenka padėti humanitarinė pagalbai, atstatymui, žmonių išgyvenimui, tai pavyzdžiui, sveikatos indėlis šitame pyrage yra toks mažytis. Žiūrėkite, 370 milijardų yra visai mažas kąsnelis, ar ne, nuo to žalos, kurias atneša pačios nelaimės. Na, ir dabar norėčiau pereiti prie mūsų kontinento, dėl to, kad visame pasaulyje tas vyksta, ir truputėlį norėčiau su jumis pasidalinti keleto šalių, kai kurios dalyvauja mūsų šitame tarptautinėme HUT projekte, kitos ne, bet per pastaruosius nuo 2023 iki šių metų ir dar ateinančius metus mes susitinkam nuolat aptarti situacijos. Ir tikrai man nuolat klausantis apie tas situacijas, tai labai kyla daug tokių stiprių ir emocijų ir iš tikrųjų stipraus tokio suaktyvinimo pačios žinių. Na, norėčiau pradėti nuo Šveicarijos, nuo šalies, kuri gyvena kalnuotoje vietovėje, visa tauta jau daugybę šimtmečių ir gal net tūkstantmečių. Ir jos supratimą, kas tai yra prisitaikyti prie
klimato pokyčių. Tai visi žino, kad Šveicarija kalnuota šalis, žinom taip pat, kad tai yra prabangi šalis, bet tik ten apsilankius ir daugiau sužinojus apie jų nelaimių rizikas, man galbūt paaiškėjo, iš ko susideda ta kaina Šveicarijoje. Ir noriu pabrėžti, kad Šveicarijos geografinė situacija yra tokia, kad ir šiaurinėje dalyje yra vadinama Jūros kalnai, tokios prieškalnės, tada daugumaž slėnės, kuriame Bernas, Liucerna, Ciurichas guli ir vis dėlto Alpių kalnuotas sritis. O vat kairėje viršuje jūs galite matyti 2005 metais juos ištiko vadinami nacionaliniai potviniai ir buvo užlietos ir prieškalnės Alpių, ir didelė dalis tos vadinamos miestų kupinos lygumos. Natūralios gamtinės nelaimės Šveicarijoje, jie suskirstę yra taip į šitas 12 sričių ir tarp jų, nors mes galime įsivaizduoti, kad kalnuotoje šalyje yra daug žemės drebėjimų, įvairių, pavyzdžiui, griūčių, lavinų, nuošliaužų, sakysim, tokių vargų ir miškų gaisrų. Taip pat reikia prisiminti, kad, kaip ir minėjau, kad 22% žmonių gyvena tokiose teritorijose, kuriuose šios gamtinės nelaimės yra pripažintos rizikos, o net 32% darbo vietų yra, pavyzdžiui, potvinių rizikos zonose. Ir jeigu šveicarų klausi, kiek jie susiduria su tomis gamtinėmis nelaimėmis, tai buvo atliktas, čia aš rodau prezentaciją, kurią atliko patys šveicarai 24 metais susirinkime mūsų, tai buvo pastebėta, kad čia nuo žemo iki aukšto poveikio masto suskirstyta, ten yra tokia taškų sistema, nenorėčiau ją dabar gilintis, bet 4 iš 5 bendruomenių buvo paveiktos būtent potvinių arba vadinamo šiukšlių srauto, tai yra tokia masė vandens, kuri eina ne tik tai su vandeniu, bet ir su įvairiom nuolaužomis ir gruntu ir šiukšlėmis, ir 2 iš 5 bendruomenių buvo paveiktos būtent nuošliaužų. Bet mane labiausiai nustebino štai šitas paveikslas, kuris sako, kad net 90% Šveicarijos patiriamų nuostolių yra susiję su potviniais. Ir tarp jų nuo 30 iki 50% tai yra flash floods, kurie vadinami poplūdžiai arba greitų liūčių sukelti staigus pasikeitimai vandentekmėse, kurios sukelia irgi didžiulius nuostolius žmonėms. Šveicarai praktiški, jie rodo, vienu žodžiu, laikas eina į priekį ir erdvės, kurioje žmonės galėtų gyventi, mažėja, o galimybė pokyčiams, ta prasme pažeidimams irgi yra didėja dėl to, kad didėja būtent įvykių skaičius. Na ir šveicarai suskirstę yra į 4 blokus visas priemonės, kurias jie taiko prisitaikydami prie klimato kaitos iššūkių ir prie tų gamtinių nelaimių rizikos dėl savo gyvenamosios vietos. Tai pirma struktūrinės blokas būtų planavimas ir būtent žemėnaudos reguliavimas, atskirų objektų apsauga ir bendra planavimo sistema, tada organizacinės priemonės, tai yra perspėjimai, prognozės, perspėjimai, prisitaikymo planų rengimas, tada eitų techninės struktūros, apie kurias mūsų gerbiamas rėmėjas kalbėjo, ir tai yra pradedant nuo šitų lavinų barjerų, taip pat įvairių poplūdžio ir potvinio, žodžiu, barjerų sulaikančių sistemų, kurios susijusios su užtvankomis, taip pat įvairios, sakysim, griūtis sulaikančios grandinės ir visokie kitokie tinklai. Na ir taip pat bioinžinierinės priemonės, kurios kalba apie krantų tvirtinimą ir miškus, miškininkystę kaip labai svarbią dalį saugant nuo gamtinių nelaimių.
noriu pabrėžti ir mane tiesą sakant tikrai tas nustebino, kad 50% visų Šveicarijos miškų yra saugomi ir jie tvarkomi, galvojant apie jų galimą poveikį, švelninantį poveikį būtent gamtinių nelaimių atžvilgiu. Tai atsiminkime, kad Lietuvos miškų 85% yra ūkiniai, jų pagrindinis tikslas yra būti mediena, o ne tarnauti kitoms reikmėms. Tai va tokia pamoka iš Šveicarijos. Na ir aišku, kad ir kiek šimtų metų šita tauta gyveno su šitomis gamtinėmis grėsmėmis ir nelaimėmis, vis dėlto 2005 yra įvardinami kaip kritiniai metai, kada įvyko potvynis, nusinešęs 6 žmonių gyvybės ir sukėlęs apie 3 milijardus šveicarijos frankų žalos. Aišku, eurais būtų mažiau berods, bet vis tiek tai yra milžiniška žala netgi tokiai stipriai valstybei ekonomiškai kaip Šveicarija. Ir aišku, kad kalbant apie žalą, kuri buvo padaryta turtui, bet pati pagrindinė iš tikrųjų nuostolis yra gyvybė. Kita šalis, Danija, kuri visai nepanaši į Šveicariją kalnuotą ir apie kurią tikrai gražiai ir įdomiai labai kalbėjo apie Giedrė Puzinauskienė kitoje paskaitoje. Tai norėčiau irgi vis tiek šiek tiek paliesti ir Kopenhagą ir jos gyvenimą 2010-2011 metais. Kasgi nutiko? Liepos 2 dieną iškrito 135 mm kritulių. Na ir tai buvo per parą iškritusių kritulių kiekis didžiausias per 55 metus. Na, prieš tai paskutinį sykį toks potvynis buvo 59 metais, tokia liūtis. Na ir pagrindinis momentas, ta liūtis prasidėjo vakare, 7 val. Vakaro ir maksimalus vandens kiekis iškrito per 2 valandas, bet iš tikrųjų per 30 minučių miestas jau buvo paralyžiuotas ir buvo užtvindyta svarbiausia miesto infrastruktūra. Na ir kitą rytą atsikėlus ne visas vanduo buvo nuslūgęs ir iš viso suskaičiuota, kad per šitą įvykį buvo patirta 1,6 milijardo eurų žalos ir tai buvo brangiausia stichinė nelaimė Europoje 2011 metais. Na ir blogai arba pasimokyti reikia iš to, kad tai jau buvo 3 stipri liūtis Kopenhagoje, tai nebuvo jinai pirmoji. Nuo 2010 iki 2011 metų rugpjūčio buvo 3 stiprios liūtys. Ir man sakyčiau, kad Kopenhaga yra ir Danija yra tikrai šalių priešakyje, galvojant vis dėlto, kaip tas pamokas reikėtų išmokti. Ir iš tikro nuo 2014 metų Kopenhaga pasiskelbė, kad tai yra pasaulio pirmoji pilnai kempininio miesto principus įgyvendinantis miestas. Na, šitas projektas, kurį labai įdomiai ir gražiai pristatė Giedrė Puzinauskienė, aš tik noriu pritarti ir pažymėti, kad per 20 metų numatyti 300 projektų už 2 milijardus eurų. Ir tai labai sistemingas projektas, apimantis irgi įvairias priemonės. Na ir ką norėjau parodyti, kad tas, sakykime, miesto tvindymas atrodytų, sakykime, kur yra uostas, tai nėra toks svarbus, ar ne? Ten vis tiek vanduo, arba vis tiek sala, bet kiekviena vieta turi savo gyvenimo logiką. Ir pažiūrėkite, laivai, kurie buvo prišvartuoti, pavyzdžiui, per trumpais švartavimo lynais, net buvo paskandinti dėl to, kad vandens lygis pakilo. Tai jau kaip minėjau, 11 metais liūtis padarė, 10-11 metais padarė 5 milijardus Danijos kronų žalos, bet žala nesustojo. 13 metais buvo audra Bodil, kuri užtvindė didelius plotus pagal skirtingus fjordus, o 23 metų spalį dar pietryčių Danijoje kita audra. Tai noriu pasakyti, kad Danija pradėjo dirbti su šia problema, nepaisant to, kaip sakoma, alsuoja į pakaušį. Na, jeigu pereit prie tų artimesnių metų, tai reikėtų pripažinti, kad mes ne po vieną bėdą turime, o po kelias iš sykio.
Ir 19-23 metų COVID pasaulinė pandemija tikrai nubloškė mus visai kitokį supratimą apie pasaulį, apie jo tokį bendrumą, kad iki mūsų ateina dalykai, kurie prasideda kažkur toli Kinijoje ir sukelia visišką mūsų gyvenimo paralyžių. Bet maža to, Vokietijoje 21 metų rugpjūčio 22-24 dieną turėjome įvykius, kurie atrodė štai taip. Iš tikrųjų, tai daugiausia aukų pareikalavusi nelaimė per 50 metų. Iš viso Vokietijoje ir Belgijoje aukų skaičius pasiekė 189, iš jų 156 asmenys žuvo Vokietijoje ir miestai atrodė štai taip. Aro ir Erfto regionuose per vieną dieną iškrito 903 mm kritulių ir manoma, kad toks kritulių kiekis ir intensyvumas ištinka vieną kartą per 400 metų. Tai masė vandens, kuri neturėjo kur dėtis, sukėlė štai ir tokio masto tikrai katastrofinius padarinius. Reikia pasakyti, kad šios smarkios liūtys tęsiasi šiaip net ne vieną dieną, o savaitę ir jas sukėlė kvazistacionari atmosferos žemo slėgio sistema vadinama Bernd ir dvi federalinės žemės vakarų Vokietijoje ir gretimi Belgijos regionai patyrė labai didelę žalą. Na ir suskaičiuota, kad ši stichinė nelaimė Vokietijos istorijoje yra pati didžiausia - 33 milijardai eurų žalos per savaitę. Kai kuriuos kalnų slėnius užliejo ta nuošliauža vienu nuošliaužos, tas vadinamas debris flow, kur yra ir vanduo, ir nuolaužos, ir gruntas vienu metu, ir ta masė pasidaro labai stipri. Šitos poplūdžių tokia banga, kuri apgadina ir sutrikdė įvairias eismo struktūras, elektros, dujų, vandens tiekimą, telekomunikacijų tinklus suardė, jau nekalbant apie tai, kad buvo visiškai nuneštas nuo paviršiaus praktiškai kai kurios teritorijos. Ir kaip atrodė keletą tokių idiliškų miestelių Altenhar ir Dernau Vokietijoje, kurie patyrė tą potvynį. Tai matot, kad tik stogų viršus yra išlindęs, pavyzdžiui, virš net kai kurių net pastatų net iš vis nesimato po vandeniu, tai įsivaizduokite, net jei ir tas vanduo, kai ir atsitraukia, nuslūksta, kokias mes turime žalas. Nekalbant apie iš tikrųjų didžiulius sugriovimus. Ir buvo iš tikro pripažinta, kad smarkiai apgriauti arba visai sugriauti net buvo keletas miestų, kai kurie kiti patyrė tikrai labai didelę žalą. Ir man teko šią rudenį būti Hamburge, Greenpeace stendus žiūrinėti ir kalbėtis su aktyvistais, kurie iki šiol tvarko teritorijas užneštas vadinamų dumblų žemių mase su įvairiomis nuolaužomis ir daiktais. Ir jie traukia iš to viso purvo kasą su ekskavatoriais. Ir žodžiu, naujos archeologijos tokia užsiima veikla dėl to, kad iš tikrųjų tie nuošliaužų srautai jie padengia, pavyzdžiui, ir miškus, ir gamtinės teritorijas, įvairias saugomas vietas, kurios visiškai yra tiesiog jų nebėra. Dar buvo labai didelis pokalbis apie tuos, kaip atrodo dabar tie miestai, kurie tas nuotraukas baises mes žiūrėjome prieš 4 metus, tai buvo pasakyta, kad į kai kurias vietas žmonės iš viso negrįžo ir jos yra visiškai apleistos, nes jas prikelti yra labai labai brangu. Tai tokia liūdna situacija. O šiandien yra didžiojo Valencijos potvynio, kuris vyko lygiai prieš metus, spalio 29 Ispanijoje, Valencijos mieste, tokia baisus jubiliejus. Ir šiandien per žinias taip pat klausiausi
tokio reportažo, kuriame žmonės sako, kad vienas dalykas yra tie tikrieji nuostoliai, o kitas yra psichologinė žala, kad žmonės nebegali išgirdę lietaus barbenimą iš viso susikaupti jokiam veiksmui, nes tai yra didžiulė psichologinė įtampa ir žala. Na, mes esame Europos žalioji sostinė ir aš tiesą sakant, kai Vilnius gavo šitą titulą, šiek tiek nerimavau, kaip čia bus su lytimis ir labai džiaugiuosi, kad mes beveik, sakyčiau, sėkmingai išgyvenome Europos žaliosios sostinės metus, o Valencija, kurioje aš buvau, kada tai buvo žalioji Europos sostinė 24 metais, nuostabus miestas, kuriame daugybė įvairių įdomių iniciatyvų, kuriame pasodinta daugybė naujų medžių buvo, kuriame buvo daugybė stendų apie tai, kaip svarbu judėti ir vien žodžiu praktikuoti sveikesnį gyvenimo būdą. Ir mes tikrai džiaugiamės apžiūrėję Valenciją, kaip sakau, sveikatoje. Na, bet sekančiame projekto susitikime mes jau radome mūsų partnerius, kurie išgyveno štai tokias situacijas. Ir šita mano pranešimo dalis yra parengta tokio Ispanijos Valencijos Politechnikos universiteto mokslininkų, kurie apžvelgia situaciją, kasgi įvyko iš tikrųjų Valencijoje to nelemtą dieną. Na ir va čia yra žemėlapis, kuriame rodo, kiek buvo savivaldybių paveikta ir vien žodžiu tos, kurios gelsvos, tai patyrė šiokį tokį, ta prasme, poveikį, rudosios didžiai ir mėlynos buvo užlietos. Iš viso buvo paveikta daugiau negu 530 kvadratinių kilometrų plotas, 219 mirčių, buvo labai daug sužeistų žmonių, tikriausiai daugiau negu 1000 žmonių yra sužeistų, 12 dar buvo nežinioje tuo metu, kai jie pristatė, dabar manoma, kad jau laikoma kai kurie, kad yra mirę. Tiesiogiai paveiktų žmonių 190 000, daugiau negu 48 000 namų, parduotuvių ir įvairių sandėlių beveik 9 000, na, industrinių vietovių ir pramonės įmonių beveik 3 000, 30 visokiausių tiltų, užtvankų, kelių ir daugiau negu 80 000 automobilių patyrė žalas. Kaip atrodė šitas potvynis? Vat, čia yra parašyta, kad ta teritorija, kuri mėlynai mums rodo užliejimą, tai turėjo būti užlieta vieną kartą per 500 metų, o geltona buvo ta, kuri buvo užlieta įskaitant tą mėlynąją. Tai manoma, kad šitie potvyniai, kurie ištiko Valenciją, kaip potvyniai, jie galėjo pasitaikyti rečiau negu kas 500 metų, o gal ir 1000. Kaip viskas vyko? Iš tikro labai sunkinanti aplinkybė yra tai, kad spalio 29 dieną, antradienį, per 8 valandas kai kuriuose Valencijos dalyse iškrito metinis kritulių kiekis – 491 milimetras. Ir kilo, aišku, nuošliaužos, pastatų griūtys, griuvo užtvankos ir pagrindinė arterija, į kurią, kaip sakoma, viskas suėjo, buvo Turijos upės slėnis, jo vaga buvo pakeista ir matote, kad Valencijos pagrindinis miestas, senamiestis, liko apsaugotas būtent dėl tos vagos pakeitimo ir kad naujoji vaga galėjo suimti tą visą didelę masę, bet užtat, aišku, pietinės teritorijos buvo visiškai nusiaubtos. Na, vat dar kartą rodo, kaip atrodė, vien žodžiu, kiek kokios žalos, kiek uždaryta, pavyzdžiui, sakysim, 99 kilometrai geležinkelių tinklo uždaryta. Uždarytas 10 dienų greitkelis, vien žodžiu, pramoniniai teritorijai daugiau negu 2 milijonai eurų žalos ir taip toliau.
Jeigu kalbėti apie meteorologinę šito reiškinio esmę, tai buvo parodyta čia kairėje, yra toksai tarsi tokia kriauklė, raudonas stiprus toksai apivedžiojimas, o po to viduje šviesesnės spalvos, tai kiek litrų į kvadratinį metrą kritulių iškrito šitoje vietoje. Ir jūs matot, kad tiesiog tai dar yra slėniuota teritorija, tai reiškia, kad krituliai iškritę platesnėje teritorijoje taip pat yra kanalizuojami į slėnį, bet vis dėlto per dieną iškrito 771,8 litrai į kvadratinį metrą, tai milimetrais pervedant reikėtų iš 10 padalinti, bet tai vis tiek būtų į kvadratą 77 milimetrai. Na ir pavyzdžiui, žiūrėkite, per 10 minučių net iškrito 4 litrai į kvadratinį metrą, o iš viso lyjo 14 valandų. Kadangi dauguma šitų vandentiekių nuo kalnų pereinančios į Viduržemio jūrą yra šiaip kontroliuojamos, ant jų aukštupiuose yra užtvankos, tai daugybė turima daviklių, kurie fiksuoja vis dėlto, kokia yra vandens masė. Na, ir čia rodo eigą nuo 12 valandos iki 6 valandos, sakysim, kaip keitėsi vienos upės vardu Pojo vandens lygis. Tai dabar parodyta, kad jame tuo didžiausiu maksimaliu vienu momentu vandens tekėjo 3,5–4 tūkstančiai kubiniai metrai per sekundę, o į Ebro River, šitą upę, kuri yra viena didžiausių, yra 414 kubiniai metrai per sekundę. Na ir Vienoje, Dunojaus upė, tai suprantama, kad tai yra milžiniška baseiną turinti didžiulė upė, jos vidutinis nuotėkis yra 2000 metrai per sekundę. Tai įsivaizduokite, kad vietoj nedidelės upelės, kuri be to dar sausros periodu išdžiūsta, jūs turite 2 Dunojus. Tai kaip atsilaikyti prieš tokią situaciją? Na ir aišku, kad labai daug buvo skirta dėmesio tam, kodėl iš tikrųjų žuvo tiek daug žmonių ir kaip veikia perspėjimo sistemos, jos iš tikrųjų nesuveikė tinkamai ir buvo suprasta, kad joks signalas nebuvo, nacionalinių regioninių valdžios institucijų išsiųstas iki 8 valandos vakaro, o jeigu aš grįžtu atgal, važiuokite, upė, kuri 12 valandą šiek tiek pakilo, bet kadangi vanduo nuslūgo, tai 6 valandą labai stipriai pradėjo kilti vanduo, bet 6 valandą dar nebuvo didelių tų jau, kaip sakyti, įspėjimų. Na ir 8 valandą tik tai valstybė, kaip po tokia, fiksavo, kad taip yra nelaimė. O žiūrėkite, jau 7 valandą jau buvo toks didelis lygis, jau iš tikrųjų buvo labai vėlu. Ir nors įspėjimo sistemos kas 5 minutes, kaip sako, cypė, kad jau viskas yra labai blogai, bet tas jau buvo per vėlu. Iš tikrųjų per vėlu. Kitas dalykas, dėl ko žuvo tiek daug žmonių, ypač daug jų žuvo dėl buvimo automobilyje ir dėl įprastinio tokio veiksmo, nes žmonės buvo įpratę, kad būtent koks nors lietus ar vėjas nesugadintų automobilių gatvėse, tai geriau suvežti automobilius į požeminės aikšteles ir ten jie yra saugesni dėl to, kad jeigu gatvėmis koks nors vandens srautas tekėtų, tai jų nesustumtų. Ir kadangi tas srautas atitekėjo kaip kokia lavina labai staiga, žmonės tiesiog buvo palaidoti savo automobiliuose, požeminėse aikštelėse, nes įvykiai vystėsi tiesiog geometrinė progresija, tai buvo minučių klausimas, kada tu galėjai išgyventi arba mirti. Ir iš principo tai žmonės sulaukia pirmųjų įspėjimų, turėjo galvoti apie save, kilti aukščiau ir negalvoti apie tai, kur jie turi nukeliauti. Tai yra, turėjo išlipti iš savo automobilių ir eiti į pastatus, į statinius. Didžioji dalis statinių šiaip išliko. Tai kaip atrodė Valencija, vienu žodžiu, gegužę, ir aš tenai buvau gegužę,
ir kaip atrodė lapkritį tos pačios vietos, kaip atrodė greitkeliai, nes masė vandens buvo didžiulė. Na ir aišku, pati sunkiausia situacija tai buvo apie gelbėjimą ir pačius žmonės, nes iš tikrųjų labai buvo sudėtinga pasiekti ir gelbėjimo sistemoms tą teritoriją ir tiesiog nacionalinė valdžia ne iškart sureagavo, kiek tos pagalbos reikia, koks yra mastas. Na ir žmonės ir tuo metu labai daug vieni kitiems padėjo, savitarpio pagalbos daug sulaukė, tačiau kiek aš klausiau kolegų, pavyzdžiui, ar yra atkurta, pavyzdžiui, sakykime, ta infrastruktūra tokia reikšminga, sakysim, greitkelių, tiltų, geležinkelių, pavyzdžiui, ar remontas yra pajudėjęs, tai pasakė, kad ne. Tai reiškia, kad sugadinta transporto sistema šitame regione, jinai bus atkurta tikrai ne per 1, o tikriausiai per 10 metų, jeigu viskas gerai seksis. Na, dabar noriu jau priartėti arčiau, laikas mano irgi greitai senka. Silezija, tai yra Lenkijos pietus, Čekija, Slovakija, Rumunija, 24 metų rugpjūčio 17 diena. Tai buvo liūtis, kuri galėjo ateiti ir į Lietuvą. Mūsų meteorologai prognozavo, kad mes turime ruoštis, nes ateina didžiulė audra, nežino, kaip jinai toliau keliaus per Europą. Bet iš tikrųjų pietvakarių Lenkijoje iškrito kritulių toks kiekis, negu kad per vadinami tūkstantmečio potvynį 97 metais, prieš tai buvęs didysis potvynis. Tai noriu ką pasakyti, kad jeigu mes anksčiau kalbėdavom, kad 100-mečio potvynis, 1000-mečio potvynis, dabar tokie reiškiniai kartojasi nebe kas 100 metų, bet kas 30, ne kas 1000 metų, bet dabar vyksta. Na ir kaip viskas klostėsi, Bratislavoje iš tikrųjų išvis buvo paskelbta nepaprastoji padėtis. Šalia sienos su Čekija sugriuvo laikinasis tiltas, Čekijoje iš viso be žinios dingo 4 žmonės, evakuacija paskelbta, 51 000 liko be elektros, Rumunijoje žuvo 5 žmonės, 19 šalies regionų buvo išgelbėta 100 žmonių. Na ir aišku, prognozė buvo aiški, buvo pasakyta, kad kiek kritulių gali iškristi, iš tikrųjų šitie žemėlapiai meteorologiniai iš televizoriaus ir jie buvo rodomi žmonėms, kad jūs nevažiuokite iš namų, būkite namuose, lyja. Ir vis tiek, vat, čia yra žemėlapis apie konkretų kelių situaciją šitame regione, kad eismas greitkeliuose buvo uždarytas Lenkijos Opolės regiono pietuose, žemutiniai aukštutiniai Silezijoje, Lozės apylinkėse ir vis tiek buvo sugriauta ir tiltai ir tai buvo labai pavojinga situacija. Na, čia vat miestai ir gražieji Lenkijoje, kurie buvo apsemti, kaip matote, paveiktas kultūros paveldas, reiškia nuostoliai ne tik šiaip dideli, bet labai dideli. Kitas miestas, ką kalbėjau apie tuos vadinamo Debriš flows, kur potvynis vien žodžiu neša viską, ką randa, ką nulaužia tą su savimi ir štai va šitokie griaunamieji, na, tokie taranai, jie įsipaišę į belę kokią kliūtį mieste, tikrai šluoja viską savo kelyje. Dar viena mūsų kaimynė, Latvija, būtent šiais metais, Liepos mėnesį Jelgava patyrė irgi didelę liūtį. Žinom, kad mūsų šiaurės Lietuva taip pat patyrė, 6 rajonai buvo paskelbta ekstremalioji padėtis dėl didelio kritulių kiekio, bet mes esam laimingi, kad tie krituliai iškrito žemės ūkio teritorijose. Aišku, yra didžiuliai nuostoliai derliuje, bet mums nėra tokie dideli nuostoliai, kaip jeigu tai būtų, pavyzdžiui, paveikti mūsų miestai. Na ir Jelgavėje iškrito 57 mm kritulių per parą, o mėnesio norma yra 705. Tai va, tai aišku, nuotraukos šitos nėra tokios baisios kaip tų, kur prieš tai rodžiau, bet nepaisant to, vis tiek jūs suprantat, kad į namus įėjęs, pavyzdžiui, toksai srautas ir pabuvęs kelias valandas sugadina visą jūsų interjerą.
Na ir kasgi pas mus? Lietuva irgi turi ne ką menkesnių situacijų, bet visa mūsų galbūt Lietuvos tokia, sakau, gerai meldžiamės bažnyčiose, nes krituliai ir liūtys ne visada yra prognozuojami taip, kad šitame taške iškris, o šitame ne, nes atmosfera yra labai judri sfera. Ir pavyzdžiui, 18 metais, rugpjūčio 14 dieną, Kauno apylinkėse buvo užfiksuota, tarp kitko, paprastų žmonių iš Meteo LT, čia yra nuotrauka, tokia audros debesis, kuri vadinasi meteorologų supercele, kurioje sukasi aplink vieną ašį didžiulės masės ir labai dideli atmosferinio slėgio skirtumai, iš kurių tokiose supercelėse susiformuoja pačios smarkiausios liūtys, kruša, po jomis siaučia stipriausi vėjai ir šančių ant žemės nusileidžia patys stipriausi tornadai. Tai vat šitas stiprus škvalas truko tik 20 minučių, bet gyventojams padaryta žalos už 245 000 eurų, tai 18 metai. Na, grįžtam prie to, tai kasgi pas mus vadinama normaliu dalyku. Tai va, kritulių kiekis vidutinis daugiametis 21-20 metais pas mus siekia nuo 550 iki beveik 1000 mm per metus ir per šiltąjį sezoną iškrinta 65% visų kritulių. Tai vat, jeigu paieškot, kada buvo minimumas, tai 355 mm buvo, įsivaizduojat, koks sausmetis 1888 metais Vilniuje, o maksimumas buvo Vainaičiuose Plungės rajone 1275 mm, 3,6 kartus skiriasi tarp minimumo ir maksimumo. Tai čia yra mums būdingi dalykai. Didžiausias arba katastrofinis kritulių kiekis Lietuvoje, tai yra toks neformalus rekordas Zarasuose 250 mm, bet 86 metais per 22 valandas 206 mm Jurbarke iškrito, trečdalis kai tik metinės normos. Telšiuose 78 metais per 16 valandų 104, 105 beveik milimetrai. Vilniuje katastrofinio kritulių kiekio nefiksuota, bet didžiausias kritulių kiekis Liepą Vilniuje 210 mm, rugpjūtį 201, Liepos vidurkis 82, čia mūsų normalus kiekis, ta prasme tas apskaičiuotas vidutinis. Na, bet akivaizdu, kad fiksuojama pastaruoju metu kritulių trukmė ir kiekis didėja. Ir bet kas kelis metus registruojami tokie gausus 3-5 parų krituliai, kas kartojas vidutiniškai kas 2 metai. Labai svarbu mums prisiminti, ką tai reiškia milimetrai ir tie mūsų kartojami ir meteorologų kartojanti pavojingas lietus, stichinis lietus, katastrofinis lietus. Tai va, pavojingas lietus, tai kaip per valandą iškrenta, sakykime, tai 5 kibirai į 1 kvadratą. Jeigu stichinis, tai nuo 5 iki, sakykime, 8, o katastrofinis, tai iškrenta 8 ir daugiau kibirų į kvadratinį metrą. Na, bet, sakysim, irgi čia tokie skaičiai, kibirai, kaip ir aiškiau, bet vis dėlto, ką mums tai reiškia tie kibirai, tai ne visai aišku, tai po to aš dar prie to prieisiu. Na, noriu iškart parodyti, ką reiškia tas, kad ar tik katastrofinio kiekis 80 mm kritulių iškrito 21 metų Liepos 6 dieną Vilniuje. Tai taip atrodė Patiltė, galite tai prisiminti. Na ir dabar kiti stichinės liūtys gali būti taip pat pavojingos, kaip ir šiaip net ir mažesnis kritulių kiekis gali būti pavojingas. Tai 22 metų birželio aplink Jonines stichinė liūtis ištiko Alytų ir labai sudėtinga situacija ištiko būtent vieną gyvenamąjį namą, kuriame tokia situacija atrodo, kad tai būtų Šveicarija, o ne Lietuva. Bet ir Kaišiadorių rajone buvo išplauti nedidelio upelio, buvo išplauti visiškai, sakykime, pralaida buvo išardyta ir todėl buvo išneštas iš viso visas kelias. Na, mes turime prisiminti, kad yra ne vien tik krituliai, dažniausiai dideli krituliai, intensyvūs, jie nėra tik tai vanduo, tai yra dažniausiai ir vėjas, ir rodžiau tą supercelę, kad tai gali būti, sakysim, kruša,
Ir labai gaila mūsų puikaus Žagarės miesto, jo žmonių ir jos parko, kurie iš tikrųjų po 23 metų tikrai buvo labai sužaloti. Nu, o dabar grįžtu į savo sostinę mylimą Vilnių ir noriu pasidalinti su jumis tokiu pranešimu, kurį rengėme 3 hidrometeorologijos tarnybos darbuotoja ir mūsų universiteto absolventė Viktorija Mačiulytė, daktaras docentas Gintautas Stankūnavičius iš hidrometeorologijos katedros vedėjas ir aš pati. Ir mes jį skaitėme tokiame forume, kuris įvyko šiais metais kovo mėnesį Vilniuje. Na, tai noriu pradėti nuo to, kaip atrodo vidutinis mėnesio kritulių kiekis Vilniuje. Čia pagal paskutinę klimatinę normą, matot, Liepos mėnesis yra daugiausia kritulių, tada eina rugpjūtis. Na, o dabar mes esam irgi spalyje, kada irgi šiek tiek yra didesnis kritulių kiekis. Na ir dabar iš ko meteorologai daro prognozes, ką praneša jums per televizorių, ką kartoja kas valandą radijoje, tai yra oficialių meteorologinių duomenų, sakykime, vietos, kur jie surenkami. Ir yra tik tai viena Vilniuje oficiali atmosferos matavimų stotis, kuri yra Trakų Vokėje. Dar Vilniaus universiteto kieme yra stotis, kuri netitinka iki galo visų standartų, tačiau joje taip pat yra matavimai paimami. Dar 2 neoficialios vietos yra būtent ant hidrometeorologijos tarnybos stogo ir mūsų oro uoste. Tai yra visi taškai, kuriuose mes galime žinoti oficialius iškrintančių kritulių skaičius. Ir iš tikrųjų tas išsidėstymas yra skandalingas dėl to, kad krituliai yra ypač netolygus teritorinė prasme, todėl gali būti skirtumai tarp, pavyzdžiui, iškritusių kritulių Vilniaus mieste net kelis kartus, tai yra gali kai kur būti visiškas tvindymas, o kitur neiškristi nei vienas lašas. Todėl, pavyzdžiui, kad pasakymas, kad katastrofinių liūčių Vilniuje nebūna, tai mes negalime tiesiog to patvirtinti. Taigi mes turėdami tokią situaciją nusprendėme savo projekte panaudoti tokį dalyką kaip spaudos pranešimus. Tai reiškia, kai žmonės arba spauda indikuoja, kad yra tam tikri pažeidimai ir apžiūrėti vis dėlto straipsnius, video medžiagas, socialinių tinklų, žinutes apie liūtis, paveiktas gatves ir vietovės. Ir išanalizavome tos spaudos pranešimus už 11-12 metų. Tai ką pastebėjome, kad tie straipsniai ne visada tą dieną, kada vyksta liūtis, ir laikas ne visada tiksliai pateikiamas, tik tai toks abstraktus, rytas, vakaras, panašiai, vietos nurodomos netiksliai. Ir apmaudu, bet ne visose straipsniuose remiamasi ir oficialiais duomenimis, kiek tų kritulių iškrito. Na, bet tas žinutes tikriausiai jau jūs visi matote ir laikraščių portaluose, ir socialiniuose tinkluose, ir Labas rytas laidose. Mūsų žiniose vis daugėja pranešimų apie tai, kad liūtis, džiaugiasi naujojo Narbuto ežeru, nevažiuokite, neplaukite, sutrikdė eismą, Akropolis liūties neatlaikė, vienuolynui pavojus, po kiekvienos liūties atsiveria įspūdingos įgriuvos, kelkraštis suskubo gelbėti gatves ir panašiai. Tai vat, ką šitie spaudos pranešimai indikuoja. Aš iš tikrųjų skaičiau juos su mintimi suprasti, tai kokias nelaimės žmonės iš tikrųjų įvardė kaip patiriamas. Tai tiesioginės pasekmės yra, kad nepravažiuojamos gatvės, užlieti rūsiai, kiemai, sutrikdytos automobilių, kai kada ir oro transporto eismas, vyksta infrastruktūros pažeidimai, išplovimo apgadintos gatvių ir kelių konstrukcijos, gruntu užnešti paviršiai, atsiradę įgriuvos, gadinamas turtas, tai yra pastatai, automobiliai. Dėl nuotekinės perkrovos trūksta vamzdžiai ir įvyksta nuošliaužos, kurios gali atrodyti labai dramatiškai, bet taip pat yra kaskadinės pasekmės, kai kritulius lydi dideli vėjo gūsiai ir kruša, tai vat ir lapai užkemša, virsta medžiai, sutrikdomas irgi transporto eismas, elektros tiekimas, įmirkus paviršiams kyla nuošliaužos ir upių slėniuose ir piliakalnių šlaituose, nuostoliai yra ir parkuose, ir miškuose, tik apie juos mažiau kalbama.
Na ir pagal tuos pranešimus mes išnagrinėjom 48 tokius pranešimus per 12 metų, bet spaudoje buvo pranešta, žiūrėkite, apie Liepą 38, Birželis 23, Rugpjūtis 25. Na, tai atitinka iš tikrųjų tą tikrąjį liūčių pasiskirstimą. Na ir iš tikro per šitą periodą buvo 4 stichinio lietaus atvejai Vilniuje. Na, bet koks iš tikrųjų yra kritulių kiekis, kai pajutome tą miestų tvindymą, tai reiškia, čia yra surašyti tie atvejai, kada buvo indikuota, kada buvo tie pranešimai ir čia galite matyti, kiek kritulių iškrito tada per 1 valandą, per 3 valandas įvairiuose, vien žodžiu, mūsų tose vietose. Dabar noriu tik tai pasakyti, kaip atrodo užlietų gatvių skaičius Vilniuje ir kiek kritulių per 12 valandų iškrito, tai matot, ta koreliacija egzistuoja. Didžiausias užlietų gatvių arba vietų skaičius Vilniuje buvo 17-18 metais, dar didelės indikacijos 21-22 metais. Na, bet jeigu pažiūrėti, kada tos žinutės yra ir kada iš tikrųjų pavojingi ir stichiniai krituliai Vilniuje, tai čia kryžiukai yra padėti, kada pranešta spaudoje, o tie stulpeliai rodo, kada įvyko, ta prasme, tikrasis, pavyzdžiui, įvykis. Ir matot, mūsų žiniasklaida tai palengva jau suprato, kad reikia apie tai kalbėti daugiau, nes 13 metais visai nieko nerašydavo, nesvarbu, kad įvykdavo tie įvykiai, ir 15 ir 16 nelabai kažką rašydavo, 18 tai po kurio laiko parašydavo, kai iš tikrųjų jau praėjęs įvykis ir panašiai. Tai tuo laiku Vilniuje buvo fiksuoti 4 stichiniai ir 701 pavojingas kritulių reiškinys, o tarp gegužės ir spalio iš viso buvo 66 pavojingi kritulių reiškiniai, ir kada spauda iš tikrųjų indikavo lietaus sukeltus nuostolius mieste. Na ir kaip atrodė, pavyzdžiui, miesto žemėlapis pagal tuos spaudos pranešimus apie tuos kelis atvejus, kada mes tuos nepatogumus ir nuostolius patyrėme. Tai pavyzdžiui, 17 metais, kai iškrito stichinis kritulių kiekis, per 1 valandą, pavyzdžiui, 20 mm, o birželio norma 65 mm. Tai reiškia, per 12 valandų iškrito praktiškai visa birželio kritulių norma. Tai 17 metais buvo net spaudos pranešimuose indikuota 20 lietaus paveiktų vietų. Taip pat buvo aprašyta, kad atsirado įgriuvos, nuošliaužos, išplovimai. Dabar čia buvo birželio pabaiga ir iš karto po 2 savaičių, tais pačiais metais, žodžiu, vėl turėjome pavojingą kritulių kiekį ir Liepos kritulių norma 92 mm, o per 12 valandų 12 mm iškrito. Bet buvo vėl fiksuota ne tik 13 lietaus paveiktų vietų mieste, bet ir nauji trūkimai Gedimino kalne radosi. Nuo to mes, atsimenat, pradėjome Gedimino kalno tvirtinimo klausimus, kurie mums kainuoja dabar 10 milijonų kiekvienais metais. 18 metai, vėlgi yra Liepos 13, pavojingas kritulių kiekis, 15 paveiktų vietų indikuotų spaudos pranešimuose, vėlgi yra įgriuvos, nuošliaužos, išplovimai. 18 metais pavojingas kritulių kiekis, medija raportuoja 12 paveiktų vietų Vilniuje. Na ir čia paskutiniai 23 metai, kad jūs biškį nuo tų žemėlapių ir skaičių pailsėtumėte, atseit pažiūrėkite štai šituos nuostabius vaizdus, kur keičiasi, na, sakykime taip, fokusas. Suprantama, kad birželio ir Liepos mėnesį, jeigu jūs gatvėje iš troleibuso, kai turite išlipti ir iki pusės blauzdų lipate į vandenį, tai yra nemalonu, bet jūs esate su basutėmis. Bet jeigu yra sausio mėnesis ir jūs gaunate štai tokį užtvindymą, kuris įvyko 23 metų sausio 17 kvartale šalia Lentvario gatvės, ir galite pajusti, kas tai yra žiemos poplūdis, kuris iš tikrųjų yra sargdinantis, tai yra labai pavojingi reiškiniai. Jeigu iškiltų, pavyzdžiui, na, sakysim, keistusi iš šilumos į šaltį situacija, būtų didžiuliai plėdėjimai, taip pat būtų susprogdinti praktiškai įvairūs asfalto įtrūkimai, keliai patirtų labai didžiulę žalą.
Na, jau kaip kalbėjau, 24 metų birželį audra mus aplenkė, 30 km nuo Lietuvos buvo didžiulės žalos Latvijoje, Baltarusijoje, o mes gavome, vien žodžiu, tais metais Liepos pabaigoje stichinių kritulių kiekį. Tai tik 6 vietas, pavyzdžiui, medija indikavo, kad jos yra paveiktos, bet tikriausiai jūs dar atsimenate, nes tik metai te praėjo, kiek žalos mes turėjome dėl elektros sutrikimų. Čia irgi ta pati žala, 24 metai, tokių pilno vaizdų turėjome, bet pagrindinis šitos audros kaskadinis efektas buvo elektros sutrikimai dėl išverstų medžių. Ir buvo, vien žodžiu, suskaičiuota, kad po metų padaryta analizė, kad ESO turės apskaičiuoti ir išmokėti 35,5 tūkstančio vartotojų, kuriems elektros tiekimas buvo atnaujintas vėliau negu per 72 valandas. Ir elektros energijos persijungimas nutruko dėl gamtos reiškinių, bet šita problema apėmė net ir visą Lietuvą. Per tą audrą elektros tiekimas buvo sutrikdytas beveik 500,000 vartotojų, o nepatiektos elektros energijos kiekis siekia štai tiek skaičių. Paskutiniams vartotojams buvo atstatytas rugpjūčio 8 dieną, daugiau negu po savaitės. Tai lietuviai susidūrė, kad gyvendami Vilniaus rajone, pavyzdžiui, visiškai neturi sostinės, neturėjo elektros tiek ilgai. Na ir tokia buvo padaryta suvestinė šito mūsų tyrimo, išnagrinėtų 12 metų 48 pranešimų ir tikrosios meteorologinės situacijos tuo metu, kada spauda indikavo apie šitos pokyčius. Tai buvo maždaug čia sudėtas toksai apibendrintas žemėlapis ir jame yra 3 nuostabios žalios vietos, kurių sakykime, situaciją pagerino infrastruktūros rekonstrukcijos darbai. Tai pirmasis buvo Narbuto gatvėje, kada buvo įdėtas trapas ir vien žodžiu, lietaus nuotėkynės diametras buvo išplėstas iki 2 metrų, Savanorių prospekte taip pat buvo daugiau negu 2 metrai diametro vamzdis įdėtas po tiltais, kurie yra netoli buvusio pedagoginio instituto per Nerį. Na ir Kalvarijų gatvės rekonstrukcija, kurioje taip pat yra keičiami vandens nuotėkynės diametrai. Bet reikia suprasti, kad visų tinklų mes nepakeisime į tokio pločio. Tikrai nebus įmanoma to padaryti senamiestyje, mes tiesiog neturime tam tiek vietos. Ir yra daug kitų apribojimų, dėl kurių, elementariai finansinių, dėl kurių mes neturime galimybės šitiek daug kurti tų technologinių sprendimų priimti. Na ir paskutinė mano ta tokia paveikslinė istorija yra susijusi su šių metų Liepos 8 dienos poplūdžių Kalnėnuose, kada štai visiškai nauji kvartalai patyrė poplūdį ir Liepos 8 dieną siaubingi vaizdai, skendo ir kiemai, ir rūsiai. Na tai kažkas pajuokavo, kad jeigu turite mažą šitą šuniuką, foksterjerą, tai jisai galėjo paskęsti per šitą potvynį, būdamas netgi savo kambaryje. Bet kokia istorijos pamoka, tai aš aišku, dažnai bandau rodyti gamtinio karkaso schemas, kurias geografai 95 metais sukūrė, kurias Vilnius pasitvirtino ir įsipareigojo laikytis įstatymais, nes kompleksinio planavimo taisyklės ir teritorijų planavimo įstatymas Lietuvoje reikalauja gamtinio karkaso teritorijas numatyti, bet ne tik numatyti, reikėtų į tas schemas atsižvelgti. O Kalnėnuose kaip tik tai buvo ta situacija, kada planuojant buvo galima išvengti šitų situacijų, tai yra įvertinti reljefo netolygumus, nelygumus. Ir tas, kad ir nedidelis pažemėjimas, jis iš tikrųjų buvo pažymėtas bendrajame plane kaip gamtinio karkaso teritorija, kurioje prioritetas yra ne statyba, o iš tikrųjų reguliacinės ekosisteminės paslaugos. Maža to, lyginant reljefą toje teritorijoje,
sakykime, taip pakeičiamos mikro takoskyros, dėl kurių vanduo į tam tikrą, net ir nedidelį, sakykime, dubumėlę gali susirinkti iš žymiai didesnės teritorijos, negu buvo iki tol. Tai reiškia atsainumas reljefo, vien žodžiu, šitose darbuose tikrai kainuoja. Na tai po šito forumo tai suformulavom tokias rekomendacijas, kad visų pirma, tai tam, kad duomenys būtų tikslesni, iš tikrųjų reikalingas didesnis meteorologinis tinklas ir apie tai turi galvoti pati valstybė. Na, svarbu keistis aktualiais duomenimis, nes yra įvairios organizacijos, kurios renka tos duomenys, tačiau jos vienos su kitomis nesidalina, jie mažai harmonizuoti ir tas bendradarbiavimo stiprinimas svarbu. Be abejo, kad miesto planavimo ir paviršinių nuotekų projektavimo reguliuojantis teisės aktai turi operatyviau reaguoti į besikeičiančius klimato duomenis ir ypač prognozuojamus ilgalaikius pokyčius, įvesti reikalavimus užtikrinti didesnę vandens sugėrimo galią. Na ir mes turėtume stebėti, analizuoti technogeninių nelaidžių ir sugeriančių paviršių plotą miestuose ir priimti toliaregiškus į klimato rodiklius orientuotus miestų planavimo ir reguliavimo sprendimus. Na ir aišku, kad Lietuva ir Vilnius tai yra tokioje vietoje, kur mes patirime labai didelės sudėtingas geopolitinės grėsmės, bet reikia prisiminti, kad šitos meteorologinių reiškinių keliamos rizikos yra pasikartojančios, jų svarba gyvenimo kokybei yra didelė ir todėl reikia ir daugiau dėmesio politinių lygių. Na ir aišku, gerų prognozių ateičiai neturiu. Na, mes jau esame toje stadijoje, kada peržengtos 7 iš 9 vadinamos planetos kritinių ribų ir jau turime pasekmes. Tai va, naujausia knyga Deganti žemė, tai yra nebe kažkoks tai metafora, o tikrovė. Nes oficialu 24 metai buvo pripažinti pasaulio karščiausi metai nuo 1850-ųjų. Na ir šitas klimatos pagrindinius scenarijus jūs turėtumėte išmokti, kad yra tokie optimistiniai, ta vadinamas RCP 2,6, čia yra temperatūra, kurią turėtų pakilti, bet nuo 960 metų lygio. Tačiau atsiminkit, kad ir tas sunkusis scenarius 8,5, jisai taip pat yra tikrai įmanomas, tai nėra tik tai šiaip mokslinė fantastika. Na ir aišku, gal nenoriu dabar daug čia plėtotis, bet noriu parodyti štai tokį meninį interpretaciją tų pačių kreivių, kurie rodoma tarsi, kokie buvo 1983 metai dėl karščio ir kokie dabar yra 2024, kad tos karščio bangos, jos yra vis didesnės. Na ir ką reiškia karštis, kaip mūsų technikas pradžioje kalbėjo, kad, tai kaip čia dabar mes turime per daug vandens, jeigu tas pasaulis karštėja. Kodėl mes turime daugiau vandens, nes pasaulis karštėja. Čia jūs matote pasaulinį vandenyną, jo įkaitimą ir jo garavimą. Tai tas ryškiai žalia spalva, tai jisai rodo, kad toje vietoje, jeigu iškristų viskas, kas išgaruoja, tai būtų 705 mm į kvadratinį metrą. Tai visas šitas išgaravęs vanduo iš pasaulinio vandenyno, jisai sukeliauja į visą atmosferos cirkuliacinę sistemą ir ateina pas mus į sausumą. Na ir dabartinio šiltesnio klimato sąlygomis suskaičiuota, kad pavyzdžiui vien tik Vokietijoje ir Beneliukso regione dėl žmonijos veiklos liūtys yra nuo 3 iki 19% smarkesnės ir jų tikimybė yra kartais net iki 9 kartų didesnė. Na, čia apie Lietuvos situaciją grįžtu, kad paros kritulių kiekį lemia labai įvairūs dalykai, tai gali būti ir tos lokalios liūtys, ir aktyvūs atmosferos frontai ir jo krituliai, žemo slėgio centrinės dalies krituliai ir visas kompleksas sudėtingų veiksnių, kuris sudėtingina ir prognozavimą, ir tų kritulių pasiskirstimą. Tai dabar aišku, kad maksimalus paros kritulių kiekis per paskutinius 70 metų Vilniuje didėjo
ir ypač pastaraisiais metais ir pačios lietingiausios paros kritulių kiekių viršijo pačio lietingiausio mėnesio kritulių normą. Tai vat, jeigu taip ramiai pasižiūrėti šitas dvi diagramas, tai maksimalus paros kritulių kiekis kartą per 73 metus vat, yra 80 su virš. Taip, Mm, Tai tave pirma. atsiprašau. Nežinau, tikiuosi, kad galiu tęsti toliau. Na ir tik tai vat, noriu dar pasakyti apie metinį kritulių kiekį, kad jis didėjo praeitie ir turės didėti ateityje. Tačiau dienų skaičius su krituliais mažės, todėl daugiau kritulių užkris per vieną dieną. Ir va čia dešinėje apačioje, tai jūs matote stulpelius pagal tuos skirtingus klimato raidos scenarijus, bet labiausiai noriu jūs suaktyvinti, pažiūrėti į tą skirtumą tarp 20 metų ir 2040-ųjų, kada iš tikrųjų praktiškai dvigubai šoka per bet kurį scenarijų mūsų metinį kritulių kiekį. Na ir čia įvairių dienų su krituliais, vien žodžiu tie scenarijai, kiek padidės, kiek gali padidėti kažkurią tai dieną, bet taip analizuoti nebetrokštų, tik tai noriu grąžinti jūs prie supratimo, ar didelė liūtis yra problema. Didelė liūtis miške nėra jokia problema. Iš tikrųjų, net jeigu ir išvirsta koks medis arba ten upelis ištvinsta, tai problemos praktiškai nėra. Problema mums yra mieste, kur yra didelė žmonių koncentracija, brangus turtas, na ir mes tą teritoriją manom, kad kontroliuojam, o iš tikrųjų jos ekologinis stabilumas yra labai mažas. Na ir čia yra aišku, kad svarbios pagrindinės priežastys didelio intensyvumo krituliai, audros, stiprus vėjas, lietaus nuotekų infrastruktūros pajėgumai, jų neatitikimas esamai situacijai arba, sakykime, trikdžiai, remonto trūkumas, priežiūra, lygiai taip pat svarbi maža ir, sakyčiau, mažėjanti miestų teritorijos infiltracinė geba. Tai reiškia, kad dideli nelaidžių dangų plotai, kuriuose vanduo yra tradiciškai manoma, kad iš sklypo pašalinamas, o požemis yra vis labiau užstatomas ir užstatomas labai dideliu mastu. Mažėja ne tik tai žali plotai, mažėja vis dėlto tos teritorijos, kurios galėtų natūraliai sugerti vandenį. Na ir aišku, kad dėmesio šiam klausimui stoka. Tai jau, kaip mano minėta, gamtinio karkaso teritorijų ir jų reguliacinių ekosisteminių paslaugų funkcionavimo neišmanimas, nesiklausimas galų gale tų, kurie gal ir išmano, bet neturi jokios auditorijos tam. Tada sakyčiau, kad skirtingų sektorių ir sričių žinių nuvertinimas, dėl to, kad neužtenka vienos kurios nors srities žinių, jų reikia vis daugiau ir įvairių, reikia ir technologinių žinių, reikia ir bendra geografinių žinių, apie geologijas žinių, apie vandenį žinių, apie klimatą žinių, apie biologinę įvairovę žinių, apie komunikaciją žinių. Ir tai iš tikrųjų nėra lengva žinutė, kad mes nebegalime po vieną spręsti dėl to, kad atskiros srities žmonės tiesiog nebegali aprėpti tiek įvairios problematikos, kiek to reikia. Na, aišku, dėl to vyksta ir planavimo, projektavimo klaidos, nes, sakykime, ties serverių užliejimas, dėl kurio neveikia e-sveikata, tai, na, sakysim, geografas ten niekada nebūtų dislokavęs serverinės sistemos, kur akivaizdu, kad Rūsyje, Griovoje, tai, na, prie Taurakalnio tokioje vietoje neturėtų būti tokia infrastruktūra padedama, bet, na, aišku, kol nepasimokai, matyt, taip ir bus. Na ir apsisaugome nuo ekstremalių reiškinių strategijų, ypač veiksmų, trūkumas miestų ir nacionalinių lygmenių, nes dabar kalbam apie potvinius, turime galvoje upių potviniai ir vis statom arčiau upių, galvojant, kad ES sumokės nuo, vien žodžiu, apsisaugomą nuo potvinių priemonės, bet, sakysim, tie poplūdžiai, kurie vyksta dėl ekstremalių liūčių, tai yra visiškai kitas reiškinys ir apie juos negirdėjau, kad būtų kalbama. Na ir aišku, nepriežiūra, atsainumas ir aplaidumas tvarkant,
Tai reiškia, kad netgi, pavyzdžiui, esant didelės liūties tikimybė, netgi statybinės medžiagos remontuojamoje gatvėje turėtų būti laikomos kitaip. Norėčiau dar grįžti prie to, ką daryti. Ir 2000 šiais metais kovo mėnesį mes turėjome klimato forumą. Kovo 12 dieną Vilniaus savivaldybėje susirinko tikrai didelis būrys, 40 profesionalų iš įvairių sričių, ir įskaitant net ir jaunuomenę turėjome, ir vaikų, vyresnio amžiaus gimnazistų, kurie diskutavo, kokios priemonės iš tikrųjų galėtų padėti Vilniui apsisaugoti nuo tokių ekstremalių liūčių sukeliamo tvindimo. Tai vat, pagal įtraukios diskusijų metodikas, tokia įtraukioji diskusijoje buvo sudaryti priemonių sąrašai ir jie buvo įvertinti pagal efektyvumo, ekonomiškumo, teisingumo ir prieinamumo kriterijus. Tai čia yra, vien žodžiu, tos priemonės, kurias va šitas būrys žmonių įvardino, ir prie jų yra skaičiai, kurie rodo, kas daugiausia balų, kaip sakoma, surinko. Tai pirmas 88 balus surinko gamtinių teritorijų paviršių apsauga ir teritorijų žalinimas. Antras buvo meterio duomenų tinklo plėtra. Trečias vandens tvarkymas ten, kuris iškrenta, atsisakant nuvedimo, akumuliacinių talpyklų įrengimas kaip neišvengiamybė. Edukacija 77 balus surinko, laidžių dangų vystymas ir visos technologinės sistemos, kurių tikrai reikės ir reikia apie jas mokytis, reikės taikyti. Paviršinių nuotekos sistemų atnaujinimas, nes mums reikalinga ne tik tai pastatų renovacija, kurie būstai yra, bet mums ir reikalinga didžiulė mūsų tinklų renovacija. Ir dar labai svarbus klausimas - paviršinių ir buitinių nuotekų sistemų atskirimas, dėl kurio, pavyzdžiui, tokioje Kretingoje įvyko ekstremali situacija, nes į vieną nuotekinę suleidžiant ir lietaus, vien žodžiu, vandenį ir nevalytas nuotekas, sistemos persipildo, jos nebegali funkcionuoti. Tai reiškia, kad iš viso arba jas reikia atjungti ir leisti į paviršių viską, kas bebuvo mūsų klozete, arba sugadinti tas sistemas ilgam ir taisyti kelis metus po įvykio. Tai Kretinga pasimokė ir suprato, kaip reikia sužinoti, kas yra neteisingai prisijungęs prie nuotekinės tinklų, nes tai yra nelegalūs veiksmai. Ir iš pradžių, kada žmonės kvietė gaisrininkus, kad juos išgelbėtų, nes jų tualetuose vyksta fontanai, tai visi buvo suregistruoti ir turėjo sumokėti aplinkosauginės baudas dėl to, kad buvo neteisingai prisijungę prie miesto nuotekinės tinklų. Tai kada sužinoja žmonės, kad bus nubausti už gaisrininkų išsikvietimą, tai labai sumažėjo tų iškvietimų. Tai vasaros metu buvo kitos priemonės panaudotos. Na gerai. Nukrypimas lyrinis. Tai, aišku, mes turime įvairias prisitaikymo prie klimato kaitos strategijas ir Europos, ir lygių, ir Lietuvos nacionalinė klimato kaitos valdymo darbotvarkė. Joje yra tam tikri siekiai ir tame tarpe šnekama apie sistemingesnį prisitaikymą, kur klimato kaitos švelninimo prisitaikymo prie klimato kaitos priemonės turi būti suderinamos tarpusavį, sinergetiškai veikti. Kad turim priimti duomenimis grįstus sprendimus, kad duomenys turi būti atviri, kurie reikalingi šių sprendimų priėmimui. Tai viskas tas taip. Ir, pavyzdžiui, Lietuva jau pažengė į priekį, nes pasikeitė savo statybinės klimatologijos normas. Nes dar visai nesenai, dar 24 metų pradžioje mes naudojame klimatinės normas, kurios buvo susijusios su 61-91 metų meteorologiniais duomenimis ir juose tų didelių ekstremalių liūčių nebuvo. Todėl nebuvo kaip ir teisinio pagrindo reikalauti didesnių diametrų, pavyzdžiui, nuotekinės vamzdžiams ir panašiai. O kokie dar yra skirtumai tarp dviejų šitų statybinės klimatologijos normų? Tai pabrėšiu keletą tokių, kad bendra temperatūra auga, tai reikia suprasti, kad garavimas irgi. Garavimas tai yra konvekcija, garai kyla į viršų, susidaro aukšti audrų debesis, išlyja tam tikroje vietoje, vienoje smarkus, kitoje ne.
Iš tikrųjų daugiau yra dienų, kai temperatūra perkopia 25 laipsnius, nyksta žiema ir žiema yra sutrumpinta oficialiai 14 dienų, kada neigiama temperatūra yra. Na, mažėja dienų su sniegu, įsivyruoja skysti krituliai, čia yra labai svarbi žinutė, nes daugės ir plikledžių, ir liūčių, poplūdžių, potvinių žiemą, kaip jau rodžiau vieną tą sausio mėnesį, kad jie yra iš tikrųjų dar sunkesni. Na ir iš principo dėl to įšalo nebuvimo augs bendras grunto nestabilumas ir erozijos poveikis. Tai reiškia, kad, sakysim, keliai, tiltai, pralaidos, sankasos, visos bus žymiai labiau pažeidžiamos dėl žiemos nebuvimo ir to ekstremalių kritulių kiekio. Na ir taip, man labai patiko tas paveikslėlis, tikrai dėkinga menininkiai už tokį puikų vizualą atspindinti tą miesto atsparumo ir tvindimo klausimą. Ir noriu pasakyti, kad nei vien biofilinio, tai reiškia, kad dirbkime biologinė įvairovė, jinai mus išgelbės, nei vien inžinierinio mąstymo, tai reiškia, statykime požeminio vandens talpyklas, didinkime rezervuarus arba didinkime mūsų diametrus vamzdžių, nepakaks, nes rizika yra sisteminė. Ir čia, kaip jau kalbėjau, kad daug sričių turi įsijungti į šitą klausimo sprendimą. Na, tie nuostoliai yra dideli. Europoje per 40 metų 446 milijardai. Na ir čia dar į šitos milijardus, tai čia neįskaičiuota, nei Vokietijos su 33 milijardais, nei Belgijos, nei Valencijos, nei Čekijos, Lenkijos įvykiai į šitą milijardų skaičių dar nepakliuvo. Na ir labai rekomenduoju paskaityti tokį trumpą santrauką apie sisteminę riziką. Yra toksai briefas padaryta, labai trumpa knygelė, bet joje daug labai išminties sudėta iš pastarojo meto pasaulio prisitaikymo įvairių veiksmų. Tai joje kas yra akcentuojama, kad pastarųjų metų krizės yra kaskadinės, kurios susijusios su grandininėmis reakcijomis, kai viena ekstremali situacija ar krizė gali sukelti kitą. Na, jau kaip kalbėjau, kad Lietuvos, pavyzdžiui, lietus šių metų rugpjūtį 6 savivaldybėse buvo labai didelis, dėl to buvo žala žemės ūkiui, sunaikinta dalis pasėlių, tai žmonės gavo mažiau pajamų. Reikėjo įveikti įvairias, mums reikėjo ir išmokas naudoti, buvo apgadinti tiltai, keliai, paveldosaugos objektai. Tiltai buvo išplauti, sukeliant tiesiog negrėsmę per juos besikeliantiems žmonėms ir laimė, kad mes tikrai neturėjome dar kol kas tų didžiulių netekčių, kurios reiškia žūtis, sužeidimus žmonėms. Na, bendrai paėmus, kalbant apie įvairias rizikas, jeigu sistemiškai galvoti, tai reikalinga atsižvelgti 4 kampus, tai yra patys pavojai, kokie jie yra, tada kiek mūsų teritorijos yra jautrios tiems pavojams arba vulnerability, tada kokio masto reiškiniai gali mus ištikti arba ištinka ir koks yra mūsų atsakas į visą tai. Ir visos šalys pabrėžia, kad, sakykime, pavojai yra žinomi, nes ir gamtos mokslai, ir technologiniai mokslai tikrai ištyrinėja pavojus, kurie yra šiose, geografinėse, sakysim, situacijose, koks yra jautrumas, taip pat sako, pavyzdžiui, mūsų gamtinis karkasas sako, koks yra jautrumas. Meteorologai turi pakankamai žinių, kad įvertintų, koks yra mastas, ir tikrai gali tai pasakyti, bet atsakas tai yra visos visuomenės atsakas. Ir jeigu mes su tom žiniomis nieko neveikiame, tai mūsų rizika tikrai auga. Ir aišku, ta sisteminė rizika, jinai yra ne tik tai, sakysim, kažkokia infrastruktūrai, miesto fiziniam kūnui, bet ir sveikatai. Tai tokios rizikų grandinės yra sudaromos ir skirtingoms sritims. Na, bet jeigu kalbėti apie mūsų klimato forumą, kuris vyko kovo mėnesį, tai mes panagrinėjome sistemą, pabandėme sugalvoti, kokie tie gali būti scenarijai, tai reiškia, tas viršutinis raudonas, oranžinis, o toliau mūsų kelio tai dar nėra.
nesijaučia, kad tas kelias būtų. Na ir tokia pabaigai citata iš šito briefingo apie sisteminę riziką. Šiaip iš tikrųjų labai svarbios yra tokios įžvalgos, kurios susiję su nenuspėjamumu visų sistemų ir paties atmosferos reiškiniai nėra tokie labai lengvai nuspėjami, bet yra ir geopolitiniai, ir psichologiniai, elgesio įvairiausi nenuspėjamumai. Ir mums reikia gyventi su tuo labai besikeičiančiu pasauliu tokiuose nenuspėjamose situacijose. Tai reiškia, kad kiekvienas mūsų turi būti pasirengęs įvairiems dalykams, kažką priimti, kažkokius pokyčius, kurie įvyks, bet reikalingas ir labai didelis sutelktumas visuomenėse. Nes apie ką kalba humanitariniai, socialiniai mokslai, kad neturint kasdienės patirties kaip pagrindinio kriterijaus rizikos suvokimą lemia pasitikėjimas mokslo ir institucijomis, tokiamis kaip vyriausybė ir taip pat reguliavimas. Sisteminės rizikos atveju priežastinį ryšį užgožia daugybė tarpinių veiksnių ir didėjantis jų santykių nuspėjamumas. Kartu su didėjančiu visuomenės pasitikėjimo institucijomis trapumu, šie nenuspėjami ir intuicijai dažnai prieštaraujantis santykiai lemia sisteminės rizikos socialinį susilpnėjimą. Tai reiškia, kad visuomenė linkusi nuvertinti riziką, o ne mažinti jos galią, poveikį ar vertę. Juk moksliniai įrodymai rodantys sisteminę klimato kaitos riziką yra prieinami nuo 80-ojo dešimtmečio praeitam šimtmetyje. Tačiau net ir dabar, kai socialinė mobilizacija lėmė platesnį klimato kaitos pripažinimą kaip didelės grėsmės, šiuo metu įgyvendinamos klimato kaitos švelninimo politikos vis dar nepakankamos, kad būtų pasiekti Paryžiaus susitarimo tikslai. Na ir pabaiga yra, kad pagrindinis iššūkis vertinant sisteminę riziką yra dėmesio sutelkimo klausimas. Vat mūsų susitikimuose apie ekstremalius įvykius Europoje dalyvauja gana daug komunikacijos specialistų ir vienas iš jų, Brianas Goldingas, kuris yra šios schemos autorius. Šita schema yra labai plačiai taikoma visoje Europoje ir pasaulyje ir jinai kalba apie 6 didelius kalnus, kuriuos reikia įveikti, norint, kad kad įvyktų tam tikras perspėjimas ir apsisaugojimas. Tai reiškia, pirmiausia, turim užlipti į kalną, kur yra stebėsena, tada pereiti prie modeliavimo ir prognozių, tada turime suprasti, kaip gali būti prognozės apie nelaimės sukuriamos, tai čia technologiniai, tokie moksliniai dar ir dalykai. Po to mes turime suprasti, kaip keisti mūsų tos prognozės santykiai su socialiniais, ekonominiais ir sveikatos klausimais. Tada didžiausias kalnas komunikacijos, kuris sako, kad perspėjimo sistemos, tai jas galima paruošti, bet reikia, kad jos būtų paremtos jau ankstesniu keliu, kur pereiti visus šitos kalnus ir tiltus. Ir tik tai po to, vien žodžiu, įvyksta tikrasis sprendimas, jeigu mes periname visus šitos kalnus, tik tada ateina elgesio pakeitimas ir sprendimas imtis veiksmų. Tai kai Lietuva sako, kad mums dar neužtenka meteorologinių duomenų, tai mums dar laukia tikrai dideli kalnai ir aukšti tiltai, kuriuos turime pereiti, kad galėtume pasiekti žmones ir kad nereikėtų galvoti apie savo turto, kaip sakyti, gelbėjimą iš po nelaimės. Na ir tos pagrindinės pamokos, kurias aš taip sakyčiau, galėčiau išskaityti iš visų įvykių ir situacijos, kuri yra, tai paprasčiausia, tai ką sako Kopenhaga, neprisitaikyti yra per brangu. Na, o rizika, kadangi sisteminė, tai be kompleksinio, tarp institucinio požiūrio taip pat neišsiversime. Na, mums reikia įvairiapusių veiksmų, kaip jau kalbėjau, kad reikia ir inžinierinių veiksmų, ir tų tokių bendra geografinio supratimo, kaip veikia vandens srautai tam tikroje vietovėje, kokie yra jos pagrindai, koks vandens prigimtis, kokia yra, na, sakysim, vietovės geologinė struktūra ir galimybė sugerti.
Iš tikrųjų, mes dar turime galimybių spręsti infiltracijos didinimą, išsaugodami žaliasias erdves ir įveiklindami gamtinį karkasą, nes mūsų geriausi mokytojai iš vakarų Europos atvažiavę kalba apie 30 centimetrų želdinimą prie pastatų, nes tiesiog daugiau nėra kur želdinti. Mes dar turime galimybę kažkur sukurti vietas, kuriuose gamta dirbtų mums, ne tik tai technika. Na, sakyčiau, kad kaupkime rezervą, čia turiu galvoje finansinį, dėl to, kad iš tikrųjų nuostolių mastas yra toks didelis, kad tai būtų labai didžiulis smūgis mūsų ekonomikai. Ne tik tai, sakykime, taip susisiekimui, funkcionavimui, bet ekonominiam masto problema taip pat gali ištikti. Reikia remtis iš tikrųjų mokslu, auginti pasitikėjimą tarp vienas kito, išgirdimą vienas kito, nes nelaimėje blogiausia yra tai, kad tu vienas nesi karys, iš tikrųjų reikia sutelktų veiksmų. Na ir apie tas rizikas ir elgesį ekstremalių situacijų metu turi mokytis absoliučiai kiekvienas žmogus, nes Valencijos pamokos rodo, kad žmonės tiesiog nežinojo, kaip geriausia elgtis ištikus didžiajam lietui. Ir tai tikrai liūdna tokia pamoka. Na vat, tai tiek yra šiandien mano paskaitos. Sakyčiau, kad ir taip jau gal labai daug. Tai dar galvoju, gal norėtumėt kokį klausimą užduoti? Ačiū labai, Giedrė. Iš tikrųjų, nepaminėjau pradžioje, kad tą vizualą kūrė dizainerė Paulina Kazlauskienė, Third Sister, trečioji sesuo turi savo. Tai tikrai kaip meno kūrinys, aš irgi labai džiaugiuosi, labai toksai apie Dėkoju, man tikrai labai gražus. Dėkui labai. Klausimų yra iš tikrųjų, yra ir iš klausytojų, gal galime netgi pažiūrėti, bet tiesiog aš taip mąsčiau, žinai, kad jau ne pirmus metus pati domiuosi ir man iš tikrųjų ta informacija, kurią skaitau, kelia siaubą ir aš stebiuosi, kaip žmonės visai indiferentiški šitai temai ir netgi pradedi kalbėti, tai arba priima kaip gąsdinimą, arba sako, ai, tai čia nieko nebus, nu, mes Lietuvoje čia ne apie mus. Ir tiesiog nesuprantu, kaip pateikti tą informaciją žmonėms, kad jie suprastų, jog tai labai apie mus. Na, tiesa yra tokia, kad šitos situacijos neišgalvotos, jos yra įvykę. Ir man tai tiesą sakant, todėl ir pradėjau gal Šveicarijos pavyzdžių, kad tas požiūris į gamtinės rizikas yra labai sistemingas, viskas yra sudėliota, priemonių tiesiog tipai sudėlioti. Tai nėra, kad viena kuri nors priemonė yra, pavyzdžiui, tik tai koks nors teisinis reguliavimas, pavyzdžiui, keičiamas, bet yra visais frontais keliaujama, pradedant nuo technologinių sprendimų, mokymų, organizacinių klausimų, tai reiškia iš viso ekstremalių situacijų, tokių bandymų. Nu, kaip ir dabar gaisrininkai mokosi, reikia ir mums mokytis ir kaip būti su tuo. Dar užklausė Dalius Puzinas, ką darom, kokios rekomendacijos, bet čia buvo prieš tai, kai parodė skaidrė, kokios rekomendacijos. Tai gal nesikartojam, nes jų ne viena. Marina Kupetauskienė pastebėjo, manau, reikėtų vadovautis teritorijų planavimo dokumentais. Vilniaus miestui naujai parengtas paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialusis planas bus tvirtinamas šiais metais, kuriame įvertinta ne tik tinklų, kaupyklų, valyklų plėtra, bet taip pat numatytas tvarios žalios infrastruktūros poreikis ir skatinimas kompleksiniu būdu, tai yra miestų kvartalų tvarkyme ir kita. Pritariu, visiškai džiaugiuosi, tiesą sakant, šitais specialiaisiais planais, bet tik noriu grįžti prie to, kad žalioji infrastruktūra tai nėra tik tai, gamtinis karkasas yra žymiai platesni dalykai, tai mes turime galvoti ir apie išsaugojimą, apie supratimą, kaip veikia mūsų dar tebesantys žali plotai. Vien žodžiu, apie tai, kad tie specialūs dokumentai yra labai gerai, bet mums reikalingi kompleksiniai, tai reiškia perėjimas į bendrąjį planą. Tikrai tiesa. Dar pastebėjo, čia Rita iš tikrųjų
Mažeikaitė ir Mažeikienė, dėja, žmonės labai nenoriai tiki mokslo, nes jiems tai dažnai skamba kaip utopija ar šiaip pasakos, tik atsitikus nelaimė atsisuka į specialistus. A, Aš irgi svarstau dabar, ypač kai mes matom, kas darosi Kretingoje, Klaipėdoje, Priekuliai. Nu, tikrai jau kasmet, ar ne? Ir jau dabar vėl vakar pranešė, kad artėja Kretingoje link jau tos rizikos ribos. Ir aš atsimenu, bendravau su Brunonu Gailiušiu, inžinierium hidrotechniku, kuris čia prieš 15 metų. Ir jisai sakė jau tada, kad kodėl savivaldybės leidžia statyti gyvenamosius namus taip arti užliejamų, pačiose užliejamuose teritorijose. Ir kažkaip niekas neišgirdo, nesuabejojo, leidimai išduoti, namai stovi ir dabar mes matom padarinius. Tai kieno turėtų būti atsakomybė ir, iš tikrųjų, kaip informuoti ir ką informuoti, kad vis dėlto yra Tada teritorija. vat to mokymo reikia. Tiesiog žmonės patys turi suprasti, kad pasekmės vis tiek bus. Ir kad kai kurių atmosferos, ypač klimato reiškinių, nesuvaldysime. Tiesiog mums tenka su jiems nusilenkti. Yra dabar atėjęs toks metas, kada vis dėlto žmogus nėra visagalis, nei Valencijoje nebuvo visagalis, nebuvo net Šveicarijoje visagalis, kur yra tikrai prabangi vieta ir žmonės turi ir gerus draudimus ir turi pakankamai lėšų daug ką padaryti, nusipirkti technologinius sprendimus, vis tiek ne visagalė. Tai reiškia, kad tam tikrose vietose tas gamtinis determinizmas turi grįžti. Ir, sakykime, dabar kalbantis su vystytojais, pavyzdžiui, prie Litexpo užstatant žaliasias vietas netoli Karoliniškių kraštovaizdžio drusnio šlaito, buvo pokalbis, kad klausiu, kaip čia taip namus stato neskersai išilgai šlaito, reiškia blokuoja vandens judėjimą, pavyzdžiui, visų kūnų. Atsakau, tie visi pastatai turės būti apsaugoti jų rūsiai nuo vandens, kuris juda ne paviršiumi, jis juda visa forma. Tai labai taip gražiai išklausė manęs, bet aš taip supratau, kad nelabai išgirdo. Ir mano pačios, sakykime, situacija, kad aš gyvenu pastate, kuris yra ant polinių pamatų ir neturi rūsio, o visa mano aplinkinė bendruomenė, kurie turi rūsius, kiekvieną pavasarį, būdami 800 metrų nuo vandens, patiria užpildymą rūsių vandeniu. Tai čia tik ir įrodo, kad žmonės turi daugiau suprasti, sakysime, kur jie perka būstus ir kaip jie keisis, nes statytojo atsakomybė yra tiesiog pastatyti gražiai atrodantį dalyką ir parduoti, o kokia jo galiojimo trukmė, apie tai niekas neklausia, kaip jie keisis, kas bus po 5 metų, ar vis dėlto šlaitai yra stabilus ar ne, apie tai, kas yra už sklypo ribos dar be to, nes mes visi, pavyzdžiui, sumokame geležinio vilko nuošliaužos, kai įvyksta, tai sumokame visi, o ne statytojas, kuris ant briaunos pasistatė pastatą. Tikrai taip. Dar atsimenu, mes buvom susidūrę praeitą savaitę žaliųjų dialogų formate ir prasitarė, kad netgi kai kurie vystytojai ir viešųjų pastatų ar ne, prekybos centrų statytojai nelabai investuoja į geologinius tyrimus ir tada susidūrė su pasiekmėm. Dileta rašo, noriu patikinti, kad kraštovaizdžio architektūros studijose vandens stichijos suvaldymas yra vienas pamatinių darbo sluoksnių. Tai kai jau dirbsim, tai tikrai bus ir supratimas, ir sklaida. Ir Dileta turi klausimą. Dileta. Taip, labai ačiū. Bandau dar ir save parodyti, atsiprašau už šalutinį triukšmą, nes esu kavinėje, bet labai noriu padėkoti Giedrei už tikrai įdomią paskaitą ir atsiremdama į keletą teiginių, gal pradžiai atsiremdama į tą teiginį, kad gamta iš tikrųjų susitvarko su bet kokiais krituliais arba su bet kuo, kas ją ištinka,
Tik tai mūsų atveju problematika yra ta, kad miestai kaip ta betoninė plokštė, jie tampa ir kaip ir priežastis problemos, bet ir tuo pačiu patys ir nukenčia dėl to, kad jie yra ta priežastis. O klausimas apie galbūt, kadangi pačiai teko apžvelgti daugybę situacijų pasaulyje ir Europoje, ar yra skaičiuojama, ar yra tekę susidurti su duomenimis, kurie mums, tarkim, sakytų, pavyzdžiui, Valencijoje, koks yra skirtumas tos žalos, stichijos tarp natūralios gamtinės, kokia ji būtų, ir tų priežasčių, kurias realiai pats miestas, kaip ta užklijuota plokštė ant gamtinio karkaso sukelia, jeigu pavyko suprasti, ko noriu paklausti. Ar yra tai matuojama? Ačiū. Ačiū už klausimą. Šiaip iš tikrųjų nėra tas matuojama, nes žala skaičiuojama tik tai žmonėms ir jų turtui. Pavyzdžiui, žalos, sakykime, tokia sąvoka gamtoje iš principo neegzistuoja, nes gamta ir kuria, ir griauna vienu metu. Vulkanas išsiveržia, salos iškyla arba nugrimsta ir tame gamta pati neturi šitų kategorijų. Tai viskas, apie ką mes čia šnekam, tai apie paties žmogaus galimybę saugiai gyventi, turėti puikią gyvenimo kokybę ir kontroliuoti tik tiek, kiek reikia, ne per daug, nes iš tikrųjų šie laikai sako, kad maksimali kontrolė nėra tai, ką žmogus gali sau leisti. Ir aš manau, kad prie tos realybės mus pratins situacija bloguoju. Nes tie, kurie patiria tas nelaimės, kad ir Kopenhaga, kur 3 metus iš eilės po milijardą patyrė žalos, tai tada jau priima ir kitokius sprendimus. Kaip ir sakiau, toj sisteminės rizikos brošiūroje pasakyta, kad žmonės, kurie savo patirtimi neišmatuoja nelaimės, labai sunkiai ją supranta. Gaila, bet mokomės, pavyzdžiui, apie, sakykime, visi mokomės rašyti, skaityti, skaičiuoti, bet šitose vietose per mažai dar mokomės. O kiek skirtumas tarp vieno ir kito, tai aišku, kad tokie tyrimai randasi, bet dabar jų negalėčiau pateikti. Aišku yra tai, kad visa Europos Sąjungos iš tikrųjų mokslo bendruomenė kalba vieningai, kad infiltracinės gebos stiprinimas yra absoliuti būtinybė. Ir nemanau, kad ilgai reiks laukti, nes žalos yra labai, labai didelės. Tai pirmas dalykas, kas pirmiausiai pasikeičia, tai pasikeičia draudiminė rinka. Ir mūsų šito HUD projekto dalis yra draudikai, kurie mokosi vertinti žalas ir nebedraudžia pastatų, kurie yra potvynio užliejamose teritorijose, kurie gali patirti, rizikas nugriovimo, užpylimo. Ir norint apdrausti pastatą ar bet kokį turtą, tu turi jau būti šitas rizikas įsivertinęs, reiškia ir projektavimo metu, ir tam, kad tu turtą tiesiog galėtum eksploatuoti, tu turi turėti pakankamai žinių. Labai įdomus požiūris. Dar Marina Kupetauskienė parašė, kad Lietuvos hidrometeorologijos taryba 2013 metais buvo išleidusi klimato kaitos prognozes Vilniaus miestui 21 amžiuje, remiantis AB scenarijum. Gal rengiamas ar numatomas šio dokumento atnaujinimas? Kokį kritulių padidėjimą jūsų manimų reikėtų vertinti, planuojant, projektuojant lietaus infrastruktūrą? Na taip, 13 metai jau buvo labai senai, nes būtent per pastaruosius metus tie ekstremalūs reiškiniai visi sustiprėjo. Tai pirmiausia, į ką reikia atkreipti dėmesį, tai yra į naują statybinę STR, klimatinės normas, kuriuose yra pasakyta tiksliai, kiek yra padidėjimas galimas kritulių, bet vis dėlto tų tokių ekstremalių situacijų jisai nenagrinėja. Tai mes turime mokytis iš savo pačių patirčių, kokios jos gali ištikti, ir reikia suprasti, kad tose situacijose, kuriuose, ir to paties gamtinio karkaso sistemos suvokimo, gamtinis karkasas kalba apie ką, kad supraskite paviršiaus plastiką, kas yra takoskyrose, tai yra viršutinėse pozicijose, sakykime taip, kalvų viršūnėse, kas yra šlaituose ir kas yra dugnuose.
ir strategijos, kaip dorotis su, sakysim, padidėjusiu vandens kiekiu yra skirtingos, nes jeigu mes galime, daugiausia, ką mes galime sukontroliuoti, tai takoskyras, juose nesudaryti tokių situacijų, kada visas vanduo yra nuleidžiamas, nes žemutinėse pozicijose esančios teritorijos yra pačios pažeidžiamiausios, jos gali pačios, pavyzdžiui, būti apsisaugusios nuo kritulių kiekio, bet jeigu jos staigiai gaus iš viršutinių pozicijų esančius didelių plotų, pavyzdžiui, nuoteką, tai jos tiesiog žlugs. Tai jeigu mes šitų strategijų neišmoksime tinkamai tvarkyti, tai turėsime pasekmes. Ir tos žemutinės teritorijos kentės, nors jos gali būti žemutinės visiškai nedidelės. Skirtumas, taip kaip Kalnėnai, juk ten skirtumai reljefo tai yra 1,5–2 metrai, gal net mažesnis skirtumas, bet baseinai, iš kurių vanduo surenkamas, labai smarkiai keičiasi. Mums nukasus, pavyzdžiui, 1 metrą teritorijos pažeminus jį, jūs galite turėti nebe 2 vandens baseinus, kuriuose, sakykime, jūs lengviau tvarkote vandenį, o vieną didesnį, iš kurio žymiai sunkiau viskas vyksta. Reiškia topografinis nagrinėjimas, geologijos suvokimas ir labai didelis atsakingumas tvarkant žemės paviršiaus reljefą ir netgi požemio užstatymą, kadangi požemį užstačius taip pat blokuojamas srautas, kuris vyktų išsklaidytai, jisai koncentruojasi į tam tikras vietas, tada vyksta išplovimai, nes mūsų visi vamzdžiai neatlaikė, pavyzdžiui, masės didelės, sprogsta ir tada mes turime tuos išnešimus, kai turėjom, pavyzdžiui, nunešta, visas šlaitas buvo kokia ten gatvė Maironio, atrodo, buvo aukščiau, kur didžiulė išnaša, kitas išnešimas įvyko Antakalnyje, kur nuplovė ištrūkęs vamzdis su paviršinio vandens nuotekomis, dviračių taką ir tokie kanjonai atsivėrė. Tai arba tas pastatas Alytuje, kuris pakibo ant plauko. Kaip tai nutinka? Tai nutinka dėl to, kad būtent yra prastai apskaičiuojama, iš kokios teritorijos vanduo yra surenkamas. Ačiū. Dabar kaip tik tai iš ankstesnių dar registruojantis uždavė vienas klausytojas klausimą, kokios yra kritulių valdymo galimybės 10 arų plote. Čia turbūt susijęs su tuo, kad yra dabar reikalaujama, juk kiekvienas savo sklype turi suvaldyti tą vandenį. Bet kaip pati ir minėjai, kad jeigu yra kažkas aukščiau, tai tos grėsmės išlieka. Pirmas dalykas, tai reikia gerai pagalvoti, kur jūs perkate savo 10 arų plotą. Ar jis kartais nėra tokioje teritorijoje, kurią subėga iš aplinkinių, pavyzdžiui, 100 hektarų ploto vanduo, nes tikrai tokių teritorijų dabar aš esu Vilniuje ne vieną mačiusi, kur visur sausa, o viename sklype yra tvenkinys tiesiog. Ir tai gali būti jūsų sklypas, tai pirmiausia, sąmoningai pasirinkite savo 10 arų. Antras dalykas, tai aš ir pati savo 10 arų gyvendama turiu per 20 metų savo išmokimą. Pavyzdžiui, kad aš kai jau projektavau namą, pasakiau, kad mano sklype visas statiniai negali užimti daugiau negu 15%. Architektai paklausė, o kodėl? O sakau, o ką man daugiau užimti? Man reikia ploto, kuriame vyktų dar ir kitokie procesai, ne tik tai statybiniai. Tai labai sakė, bet galima 40, o jeigu net kem 5, taigi nieks nepamatytų. Sakau, čia ne apie pamatymą esmė, o apie suvokimą. Tai dabar, pavyzdžiui, mane tas gelbėja, nes tam tikros situacijas mes turime suprasti, kad užliejimai vis tiek bus. Tai savo 10 arų, jeigu jūs esate lygumoje, tai jūs vis tiek galite suprasti, kuriuose vietose savo sklypą planiruojant, jūs galite turėti ir šlapžemę tokią susikūrę, kurioje tam tikrą kiekį vandens laikytumėte. Jau čia žinios yra net ir labai senos tradicinės Žemaitijoje, kurioje iš tikrųjų iškrinta labai didelis kritulių kiekiai lyginant su Lietuva. Vakarinėje Žemaičių aukštumos pusėje plateliuose, man dar būnant vienas sykį sakau, nesuprantu, kodėl žmonėms reikia 5 tvenkinių, gal vienos kūdros vis dėlto užtektų. Tai kai nuvažiavau lapkričio pabaigoje, supratau, kodėl reikia 3 kūdrų, dėl to, kad yra vandens kiekis toks, kad teka skersai namo. Jeigu jūs nesusitvarkote to, kas pas jūs yra, reiškia, jūs turite turėti išminties. O jeigu ne, tai kreiptis į specialistus ir daugiau pasitarti.
Ačiū. Dar Natalija turi klausimą. Sveiki, aš norėjau ne tai, kad paklausti, savivaldybės paprastai rengdamos specialiuosius planus ar tiesiog rekonstruodamos infrastruktūrą, tiek paviršiaus vandens nuvedimo specialiuosius planus ar rengiant ar dar kažką, bet kuriuo atveju dalyvauja aplinkos apsaugos departamentas arba aplinkos apsaugos agentūra. Jie arba išrašo sąlygas, arba tikrina projektus. Ar negalėtų būtent šitas aš taip įsivaizduoju, artimiausias šitai problemai, žodžiu, specialistų ratas tai dirbantis, žinotų tą problemą taip giliai, kaip tik tai galima, kad tose sąlygose įrašytų pagrindinius dalykus ir žinotų, kaip patikrinti ir pareikalauti, kad projektai būtų. Nes šiuo metu tai savivaldybės taupo pinigus dėl laikino, kaip sakomas, ekonomijos, jie neskirs lėšų kažkokiems svarbiems dalykams, kurie gali paskui kitų galų atsimušti savivaldybė. Tai aš noriu paklausti, ar galima būtų tą paskleisti, tas žinias, va tuose sluoksniuose, kurie galėtų tą dalyką reguliuoti. Specialistų tiesiog. Ačiū labai. Iš tikrųjų, tai stengiamės tą daryti ir su kiekviena proga visą laiką tą darome, kai tik tai, kaip sakoma, paklausia. Kitas dalykas, kad reikia stiprinti bendrai aplinkos apsaugos agentūrą šių klausimų sprendimui, dėl to, kad trūksta iš tikrųjų specialistų, kurie turėtų laiko, kaip sakoma, į viską įsigilinti deramai. Nes mūsų aplinkosauga yra labai supaprastinta, labai daug yra nueita į mechaninį pritarimą, nekalbant apie gilesnį problemų supratimą ir analizavimą. Tai aš kalbu ir apie pačių specialistų rengimą, apie jų testavimą ir apie teisės aktus, ir apie kontrolę. Daug šitų problemų sisteminių yra, tai aišku, šiandien mes su jumis gal neišspręsim, bet tikrai pritariu tam, ką sakot labai. Ačiū, dar čia tarsi papildo Rita šitą matymą, kad Vilnius unikalus miestas tiek pačiu reljefu, tai yra guvynas paslėnio šlaitai, sausaslėniai ir taip toliau. Taip pat skiriasi grunto sudėtis, todėl dažnu atveju sprendimo būdai turėtų būti skirtingi. Tačiau bendras gairės teritorijų planavimo specialistams ir architektams turi būti numatytos jau dabar, kartu su jais bendradarbiaujant. Ir dar Marina Kupetauskė, rengiant paviršinių nuotekų tvarkymo specialųjį planą, buvo naudojamas Vilniaus miesto bendrojo plano gamtinio karkaso sluoksnis ir atitinkamai numatyti gamtiniai sprendiniai. Problema tokia, jog nėra teisinės bazės šių sprendinių įrengimų ir apsaugai. Pritariu visiškai. Ir gamtinio karkaso nuostatai šiuo metu yra taisomi, yra parengtas projektas, kuris leis iš viso į kompleksinio planavimo bendrą sistemą integruoti reikalavimus ir režimus susijusius su gamtinio karkaso, va tų reguliacinių, ypač ekosisteminių paslaugų stiprinimu. Dėl to, kad tikrai reikėtų suprasti, kad be jokios abejonės tų funkcijų ten yra daug, bet šitos reguliacinės darosi jau mums, sakyčiau, kad tokios išgyvenimo klausimas tam tikrose situacijose, ypač tose vietose, kur šlaitingos ir tai susiję su šlaitingais miestais, lygumų miestuose gal yra mažesnė problema, bet mes turime, pavyzdžiui, nepaprastai daug senų užtvankų, tai yra tvenkinių sistemos, kurių netvarkomos užtvankos irgi gali sukelti didžiulias ekstremalias situacijas, pavyzdžiui, joms susigadinus dėl kritulių, pavyzdžiui, didesnio kiekio. O pajūris ir Klaipėda turi papildomas rizikas dėl jūros vandens lygio kilimo ir vadinamos vakarų vėjų, sakykime, tos užpūtimo, kaip sakoma, vandens atgal, kada ir Nemunas atgal teka ir visos upės negali ištekėti savo vandens, todėl poplūdžiai yra kitokio masto, ten Klaipėdos krašte yra dvigubos rizikos ne dėl reljefingumo, bet dėl jūros artumo ir kitų problemų. Bet sakyčiau, kad Klaipėdoje dar yra problema, kad realiai jie net negali to vandens kitaip suvaldyti kaip rezervuarais, nes, iš tikrųjų, gan žemai, kaip sakant. Taip, tai aš ir sakau, kad aš neatmetu jokių būdų inžinierinių sprendimų, jie yra būtini
ir mes esame išmanūs žmonės, dabar tikrai turime daug jų, reikia juos visus naudoti, kiek įmanoma, bet yra vietų, kuriuose galime pasirinkti, kai kuriuose vietose gamtai perleisti tą reguliacinę gabą ir pasinaudoti jos nemokamų, kaip aš sakau, darbų. Tai tas teritorijas, kuriuose neįmanoma kitų būdų, reikia gelbėti kiek įmanoma greičiau. Ir tikrai Klaipėdai teks įsirengti rezervuarus, na, iš viso aukštinti ir pylimus, ir galvoti apie iš viso bendrą jūros lygio kilimą, nes pagal blogiausias prognozes iki 2100 metų net ir Šilutės miesto nebebus, jis bus po vandeniu. Tai jeigu mes metai iš metų neaukštinsime savo kelių, neišmoksime prisiderinti ir surasti, kur tas vandens kiekis turi pakliūti, tai mūsų laukia užtvindymas. Ir dabar, pavyzdžiui, tos šalis, kurios gyvena, net ir Olandija, kuri visą pasaulį moko, kaip galima atkovoti žemę iš jūros, galvoja apie tai, kokios teritorijos, pavyzdžiui, Hamburgo mieste ir kituose Amsterdame, kokios jos bus užlietos. Jau dabar mokama ūkininkams, kad jie pasikeltų savo sodybas 1,5–2 metrus aukštyn ir esant, pavyzdžiui, nepalankiai situacijai, kad jų būtent žemėse bus laikomas vanduo, kad būtų galima gyventi miestuose, kur daugiau žmonių koncentracija ir verslų, ir turto, ir kultūros paveldo. Tai reiškia, kad reikės tam tikras teritorijas aukoti, bet tam, kad tas būtų paaukota, reikia mokėti kiekvieną dieną. Tai bet su tuo turėsim gyventi. Tikrai man Olandai toksai įkvėpimas, kaip jie sugeba ne tik tai prognozuoti toli į priekį, bet ir planuoti ir pradėti įgyvendinti. Ir iš tikrųjų laiku spėja. Nu, kol kas spėjo, bet jiems irgi yra labai sudėtinga. Įdomu tai, kad dabar Hamburge tik teko būti pačiam Hamburge nagrinėti jų sistemas, kaip jie prisiderina prie savo kasdieninių potvinių ir atoslūgių. Pavyzdžiui, 2,5 metro Elbės vandens lygio svyravimai yra išmokta, kaip su juo gyventi, bet gali būti 6–7 metrai, pavyzdžiui, esant nepalankiam vėjui, ir kaip prie to derinasi ir planavimo sistema, ir technologinės struktūros. Na, o buvo mažame miestelėje, Laimės miestelė Gliukštade, kuris visas irgi gyveno su Elbės šito vandens pakilimu, nusileidimu nuo viduramžių, ir labai buvo tiesiog neramu klausytis, kad tokių išsivysčiusių ir prie šitų pokyčių pripratusių šalių administracijos žmonės skundžiasi, kad tarybos narius sunku įtikinti, kad klimato kaita egzistuoja. Kaip liūdna girdėti. Dar vienas iš dalyvių klausimas, koks medžių vaidmuo didinant miesto atsparumą klimato pokyčiams, tai jau minėjot. Kokias medžių rūšis išskirtumėte kaip atsparias ir svarbes, kalbant apie ateities klimatą? Čia, gal Na, Boris? ačiū už klausimą. Kaip tik vakar klausiausi dar Dalios Skridailos, galvoju, jo, tikriausiai apie medžių rūšis, kad šiaip yra labai didelė pasiūla kraštovaizdžio architektams įvairių medžių tokių katalogų, kuriuose yra nurodyta, kiek kiekvienas medis jisai gali kaip sakyti, ne tik užaugti, bet kiek reikia erdvės jo šaknynui ir kiek jisai gali tam tikrų, pavyzdžiui, iškęsti klimato netolygumo, tai yra ar sausringumo, ar drėgnumo, ir kiek jis išgarina vandens. Tai taip tiksliai aš tikrai negalėsiu atsakyti, bet medžių vaidmuo yra didelis, nes, sakykime, net tos elementarios rūšis, kaip ir dideli klevai, tai per valandą išgarina litrais vandens. Tai, pavyzdžiui, yra tas tikrai be jokios abejonės ryšys tarp želdinimo intensyvumo ir reguliavimo vandens, bet čia tikriausiai yra susijęs su ta tokia lijimas, kuris sukaupia vandenį kaip kempinėje, sakysim, tam tikroje žemės sluoksnyje, bet neiškrintantis smūgiškai, nes aš kalbėjau apie visus smūginius tas situacijas, kada yra liūtis, ir šitoje situacijoje medžiai jie turėtų atlaikyti, visų pirma, negriūti, o negriūti jie gali tada, kai jų šaknyno sistema yra pakankamai didelė, o didelė yra tokia, kokia yra laja, plus dar 3 metrai maždaug, tai tada jie tikrai atsparus, net tie medžiai, prie kurių, pavyzdžiui, už
50 centimetrų jau yra gatvė ir jos konstrukcija, tai nėra atsparus medžiai. Vat ekstremalių situacijų metu, nes didžioji dalis mūsų nelaimės, pavyzdžiui, paskutinės susijusios su elektros sutrikimais, kuriuos tikrai pajuto ir kuriuos tikrai atsimena visi, kurie neturėjo elektros bent vieną dieną, tai jie buvo susiję su virstančiais medžiais. Bet tai nereiškia, kad medžius mes turime išpjauti, nes juos išpjovus tiesiog nieks nebenuvirs. Nes, nu, vat, turim galvoti plačiau, vis dėlto turim turėti vietos, kur medžiams augti, turim turėti vietos, kur net ir tas technologinės sistemas padėti, nes ir platinant, pavyzdžiui, diametrus, tai reiškia nuotekiniai, taip pat reikia erdvės mieste. Reiškia, mes turime, jeigu buvo, sakysim, nuotekinės vamzdžiai ten 30 arba 50 diametras, o dabar mes turime įdėti 2 metrus, tai jūs pagalvokite, kad tai yra atitinkamos tinklų teritorijos turi būti platesnės. Vien žodžiu, bet nors ir kompaktiškas miestas yra mūsų tokia vienas iš svarbių šiuolaikinės urbanistikos šūkių, bet aš noriu pabrėžti, kad pavyzdžiui, jeigu gamtinio karkaso teritorijas pakankamai gerbtume, tai mes kitose teritorijose jas įvertinę galėtume gal statyti ir tankiau, bet tai reikš, kad kitas palikti gamtai. Ačiū. Gal stabdom šioje vietoje mūsų Daug. diskusijas. Ačiū Visko labai, daug. tikrai, Giedrė. Didelis dėkui už pasidalintą medžiagą. Labai svarbu turėti ir faktus, ne vien tik tai žodžius, nes argumentuojant jų labai reikia. Na, o aš noriu jau baigti šitą paskaitą, pristatydama kitą mūsų paskaitą, kaip matote, lapkričio 12 dieną išmanusis miestas kaip miesto atsparumo katalizatorius nuo inovacijų iki tvaraus mobilumo. Dar niekada mūsų paskaitose nedalyvavusi KTU aplinkos inžinerijos instituto direktorė, inžinierė, bet jinai specializuojasi būtent klausimuose su aplinkosauga ir miesto atsparumu. Tai yra profesorė daktarė Žaneta Stasiškienė. Tai labai kviečiame, jau registracija atidaryta, galite registruotis. Ačiū visiems, kad dalyvaujate, kad domitės ir labai prašau šitas žinias išsinešti ir taikyti savo darbuose, veikloje ir jeigu reikia įsitraukti į miesto puoselėjimą. Ačiū Jums. Ačiū labai ir iki pasimatymo.